tai jų ciklas dar nebūna normalus. Užtrunka maždaug 4-5 metai, kol tas ciklas susinormalizuoja. Aš jau pasiekiau, kad būtų kas 21 dieną, reguliariai, kiekvieną mėnesį ir lytiniai santykiai prasidėjo. Ir vėl viskas atrodo nuo pradžių, vėl išsiderino ciklas. Gausus kraujavimas yra laikomas, kada mes maždaug 50 ml per dieną to kraujo užkraujuojam. Nes per visą menstruacijų laikotarpį laikoma, kad yra pusė stiklinės. O kaip yra su krešuliais? Kokio dydžio yra normalu? Ar aplamai yra normalu? Nes tikrai krešulių pasitaiko. Kada moters kūnas yra pats gražiausias. Ir tu, sako, jautiesi pati gražiausia, nes supranti, kokią tu dovaną gyvenime turi. Ir kada jau yra temperatūros pakilimas, iš karto tą dieną galima netgi stebėti gausesnės išskyras atsiradusias. Daug kas dar galvoja, kad nutrauktas lytinis aktas yra saugus ir jeigu laiku mes spėsim ištraukti, viskas bus gerai, ar nes laiku nutraukti lytinį aktą, varpa turi apyvarpę. Ir būtent toje už apyvarpės esančioje odos dalyje kaupiasi visi mikroorganizmai, kurie mums, moteriams, makštyje gali sukelti visus tuos. Kartais būna pastojimas, kada mergaitės dar būna net neturėjo pirmųjų mėnesinių. Ir jos būna net nežinančios, kas tai yra tos mėnesinės. Būna atveju, kada gimsta vaikas ir su spiralė rankos. Tai sveikos gyvos, mielos moteris, šiandien vėl aš Vilmantė, moterų ambasadorė ir šiandien aš kalbinu labai brangią viešnę, jau 10 metų, virš 10 metų dirbančią akušerę ir aš paklausiau jos, ar galiu vadinti tave geriausia Lietuvos akušerė, jinai man sakė, visos yra geros, tai žinokit, labai malonu man pristatyti Aliną Liepinaitienę. Ji ne tik akušerė, bet taip pat ir skaito paskaitas, taip, jūs pasakykit, Alina, nes man sudėtingai. Visas yra galės. Jo. Tai sveikos mielos moterys, sveika Vilmantė. Taip, aš esu akušerė. Aišku, pirmiausia, tai aš esu mama. Taip. Greitai 7-metės dukros mama. Tuomet akušerė. Esu... Ir lektorė? Taip, minėjai? ir lektorė, ir esu pripažinta kaip techninė konsultantė jau Baltijos šalims rengiant akušerius. Taip, tai vat, kodėl Alina šiandien pas mus čia? Aš labai norėjau pakalbėti apie moters vaisingumą. Ypatingai dabar mes labai girdim daug tokių kontroversiškų dalykų dėl spiralės, dėl kontraceptinių tablečių. Įvairūs nutikimai atsitinka ir moteris pradeda bijoti, gal sakim, tos pačios kontracepcijos, bet vis tik apsisaugoti nuo nėštumo norisi, ne visos norim kiekvieną kartą pastoti, kai visiškai to neplanuojam. Tai dėl ko aš Aliną ir pasikviečiau būtent pakalbėti apie tą mūsų ciklą, apie mūsų vaisingas dienas, kaip jas sekti, kaip galbūt apsisaugoti nuo nepageidaujamo nėštumo natūraliomis priemonėmis, tai manau, Alina yra pats puikiausias vedlys šioje temoje mums. Tai Alina, ačiū visų pirma, kad, žinai, aš kreipsiuos vis tik tu. Gerai. Nes mes labai senai pažįstamos. Alina yra viena pirmųjų Gentle Day prekinio ženklo gerbėjų, sekėjų ir netgi, sakyčiau, nuomonės formuotoja buvo. Net sakyčiau, ne nuo Gentle Day, o nuo Genial Day, nes aš iš Amerikos pirmuosius produktus siunčiausi. Netgi taip. Ir tik kai gavau į Lietuvą, aš supratau, kad čia yra lietuvių kūrėjų produktas, nes buvo pačioje ant tokios kortelės parašyta ačiū ir galvoju, iš Amerikos man rašo lietuviškai. Tai va tokia įdomi istorija ir mes su Alina nuo tų laikų ir pradėjom bendrauti. Tai gerai, Alina, gal pradėkim nuo to, kas yra moters ciklas. Gal tiesiog ir mergaitėms, ir galbūt mamoms, kurios augina mergaitės, kad ir moteriai pačiai suprasti, kas yra tas moters ciklas. Tai iš tiesų ciklas mūsų moterų gyvenime tai yra vadinamas tas laikotarpis, kuomet yra mėnesinės ar ne menstruacijos, kuomet vyksta ovuliacija ir kada mes laukiame kitų mėnesinių. Dažniausiai tas ciklas būna vidutiniškai 28 dienos, bet natūralu, kad mes visos nesam vienodos, ar ne? Ir negali būti taip, kad tu Vilmantė arba aš, ar ne, Alina, ir mums vienodai 28 dienos. Tikrai ne. Galima tą ciklą laikyti nuo 21 iki 35 dienų. Tame laikotarpyje, tame tarpe, kuomet mes dar galime vadinti jį normaliu, ar ne?
Nes dažnai mergaitės išsigąsta, kada, pavyzdžiui, būdamo 16-17 metų, sako, mano ciklas, kad kas 23 dienos. Ir o ne, jau kažkas yra negerai. Tai šioje vietoje tikrai galbūt vienas dalykas, ko mūsų šalyje trūksta, tai informacijos. Taip. Tos paprastais, lietuviškai žodžiais, kad paprastas, normalus žmogus suprastų. Taip. Nemedicininio to termino, ar ne, nemedicinės terminologijos. Tai būtent moters ciklas ir yra kiekvieną mėnesį įvykstantis procesas, kuris būtent skirtas tik mums moteriams. O paauglių menstruacijų ciklas jis gali būti, kaip ir minėjai, 23 dienos, o gali būti ir 45, nes jis yra... 35. Na, iki 35, ar ne? Negali būti ilgesnio tarpo paaugliai. Žinot, čia yra kiekvieną kartą... Žinoma, ir kiekvienas atvejis, kiekviena moteris, kiekviena paauglė mergina yra labai skirtinga. Suprantant tai, kad paauglės dažniausiai susirga pirmosiomis savo mėnesinėmis. Mes nesakom susirga. Taip, teisingai. Aš pati pasakiau ir pagalvojau tada, kad nesusirga tikrai. Prasideda. Joms prasideda, atsiranda, ar ne, pasirodo pirmosios mėnesinės. Tai jų ciklas dar nebūna normalus. Užtrunka maždaug 4-5 metai, kol tas ciklas susinormalizuoja. Bet vėlgi, kaip ir pabrėšiu daug kartų tikriausiai šiandien, kad mes kiekviena esam labai skirtingi. Taip. Ir pavyzdžiui, kalbant apie mano pačios, ar ne, aš jau taip visiškai asmeninius dalykus galbūt nuklysiu, bet mano pačios mėnesinės prasidėjo 13,5 metų ir man tik 18 metų jos patapo reguliarius. Nes nuo 13 metų, pavyzdžiui, būdavo ciklo vieną mėnesį tarpas 40 dienų, kitą mėnesį 63 dienos, dar kitą mėnesį 13 dienų. Toks būdavo, ir kas čia vyksta ir kodėl. Ir mums mergaitės dažnai parašo į mūsų Prisijaukink menstruacijas paskyrą Instagrame, 2 mėnuo nėra mėnesinių, ką man daryti. Ir jie jau pergyvena, su mama nedrįsta galbūt pašnekėti. Tai tu pasakytum, kad tai yra normalu, kol turi susireguliuoti hormonai. Taip. Būtent tas hormonų susireguliavimas ir yra tas ilgesnis laikotarpis. Plius, jeigu mergaitė dar pradeda, negana to, kad mėnesinės prasideda ir dar pradeda lytinius santykius, hormonai, jie visai būna susimaišę. Mano pačios atveju buvo, aš iš pradžių, kada tikrai labai nereguliarus ciklas ir atrodo jau kaip ir susireguliavo, aš jau pasiekiau, kad būtų kas 21 dieną reguliariai, kiekvieną mėnesį ir lytiniai santykiai prasidėjo. Ir vėl viskas atrodo nuo pradžių, vėl išsiderino ciklas, vėl būdavo kas 40-60 dienų, kas 20, kas 12 dienų, arba būdavo, kad, pavyzdžiui, kas 21 dieną, bet kraujavimas trunka 18-19 dienų ir toks būdavo... Kraujavimas taip ilgai? Taip. Aišku, kadangi aš turiu nuostabią mamą, kuri visada su manim kalbėjo apie tai, kas yra menstruacijos, kada jos turėtų atsirasti, kada pagalbos į ją kreiptis, jeigu kažkas nutiktų. Tai visų šiuo laikotarpiu mama buvo visada šalia ir tikrai visada būsiu mamai dėkinga už tai, kad ji nukreipė ir pas ginekologus tam pirmajam vizitui, papasakoju, kas bus, kaip tai vyks, nes ji pati moteris jau ne vieną 10 metų besilankanti pas ginekologus. Tai šioje vietoje tikrai mamai esu dėkinga, kad nukreipė. Tai tvarkoj, tai su ciklu taip, o jeigu jau moteris, ciklas jau jai susireguliavęs ir staiga jisai pakinta, čia taip gali nutikti? Taip. Ir tai yra normalu? Ar reiktų atkreipti dėmesį, jeigu staiga tas reguliarumas kažkaip tai pasikeičia? Iš tikrųjų, dažniausiai mėnesinės jau kada būna reguliarios, pavyzdžiui, kas 28 dienas, kraujavimas įprastai trunka 7-8 dienas, gali trumpiau trukti. Ir prasideda vėl už tų 28 dienų, tai mes ramiai kaip ir gyvenam toliau, nes viskas yra gerai, neliga, nesergam, ar ne? Taip. Bet kartais būna dėl arba ypatingai didelio streso, dėl gausaus antibiotikų vartojimo, netgi dėl labai dažnų skrydžių ir ilgų skrydžių, dėl slėgių skirtumų, dėl sunkių ligų atsiradimo, ciklas gali išsiderinti. Ir gali, pavyzdžiui, būti taip, kaip ir minėjau, mano atveju buvo, kad 20 dienų arba 19 dienų kraujuoju, 2 dienos laisvos ir vėl naujas ciklas prasideda. Tai šioje vietoje, aišku, labai svarbu
pagalvoti, ką aš viduje jaučiu, ar tas mane neramina ar ne. Taip. Jeigu man tai atrodo, kad, galbūt tai yra stresas, kažkada jau tai patyriau, kažkada panašiai buvo ir sugrįžau kitą mėnesį ciklas, galbūt nereikėtų taip iš karto skubėti ir bėgti pas gydytojus konsultacijai. Bet jeigu jau yra neramu ir jeigu, pavyzdžiui, yra kraujavimas ypatingai gausus, kad ir 8 dienų, bet kraujavimo sulaikymui reikia vienos pakuotės paketų jau pilnai susigeriančių, natūralu, kad kažkas nėra visiškai gerai. Tada reikėtų pasikonsultuoti arba su šeimos gydytoju, arba su geriausiu, aišku, akušeriu ginekologu, kuris galėtų pasakyti, ar viskas gerai, ar ne viskas gerai. Galbūt yra hormonų kažkoks disbalansas, dėl ko reikėtų tikrai imtis priemonių. Galbūt kažkokios ypatingos situacijos nutiko moters gyvenime. Galbūt buvo pastojimas, apie kurį ji nežinojo ir dėl to atsirado gausesnis kraujavimas. Nes kartais būna. Tai čia kaip ir išsivalymas tada įvyksta. Tai o kiek dienų yra normalu kraujuoti? Vidutiniškai 7-8 dienos yra tas normalus, natūralus laikotarpis, kiek gali kraujuoti. Iki 8 žodžių. Iki 8 dienų, bet, vėlgi, labai mes kiekvieną esam skirtinga. Ir kai kurios 7-8 dienas gausiai prakraujuoja ir tada baigėsi, o kitoms būna taip, kad 10-12 dienų teplioja. Tai vėlgi reikėtų atsižvelgti į tai, kokio gausumo tas kraujavimas yra. Taip. Dažniausiai pirmos 2 dienos būna tokios gausiausios, daugiausiai būna pilvo pačios skausmų, tokių nemalonių simptomų, krūtų toks veržimas, spaudimas, nuotaikų pokyčiai didžiausias. PMS tas vadinamas. Tai jau čia menstruacinis etapas, menstruacinis nuotaikos. Taip. Tai va šiuo laikotarpiu jau būna, kad tos pirmosios 2 dienos tokios sunkiausios fiziškai, o vėliau jau yra tos dienos vis lengvesnės, lieka patepliojimai, dėl ko visame pasaulyje ir rekomenduoja, kad pirmasis 2 dienas mėnesinių metu moterys gautų laisvas dienas. Dėl tų gausių dienų. Taip. Ir dėl tų nepatogumų, kuriuos išgyvena moteris. O tas patepliojimas, tai kas yra normalus kraujavimas? Vat jau Alina, tu sakai, pirmos 2 dienos gausesnės, vėliau gali sumažėti. Bet kaip suprasti dabar, kas yra normalu? Gal pagal spalvą galim kažkaip nustatyti? Yra keli būdai iš tikrųjų. Mes akušerijoje tai visada matuojam šaukštais arba mililitrais. Taip. Tai tikrai nepasakysi mergaitai, paskaičiu, kiek šaukštų sukraujavai, ar ne, kada ten susigeria į paketą, neįmanoma to padaryti. Būtent. Tai dažniausiai mes kalbam apie tai, kiek daug į paketą buvo sugerta kraujo. Kai kuriais atvejais, jeigu, pavyzdžiui, mergaitė yra maža kraujystė ir įtariama, kad galimai dėl gausaus kraujavimo, galbūt ta maža kraujystė įsivysto, parekomenduojam pasverti tiesiog jau tą panaudotą paketą, kiek maždaug galėtų būti gramų to kraujo. Dažniausiai vizualiai jau yra matoma, kiek susigeria kraujo. Tai tas gausus kraujavimas yra laikomas, kada mes maždaug 50 ml per dieną to kraujo užkraujuojam. Nes per visą menstruacijų laikotarpį laikoma, kad yra pusė stiklinės. Tai čia apie 100... Apie 120, 125, 130 ml. Per visą kraujavimo ciklą. Taip. Nors aš tai vis skaitau užsienio spaudoj, tai ten rašo 80 ml, čia jau yra daug, bet per visą ciklą. Taip, bet aš suprantu, čia galbūt jie kalba tik apie patį kraują, nes mūsų kraujas juk menstruacijų nėra tik kraujas. Ar kaip čia dabar? Dabar 120. Rašo 80. Visur labai skirtingai. Mes galim kai kur rasti netgi, kad 20 ml kraujo jau yra didelis kiekis. Bet vėlgi, kaip ir sakai. Bet patirtis rodo kai ką kitą. Jo. Teoriškai yra viena, labai gražu ir su žvaigždutėm. O patirtis tenka moterim pakeisti paketų ir 2, ir 3, ir 5 per dieną. Ir gali būti ir daugiau. Bet aš įsivaizduoju, daugiau nei 5 tai jau yra per daug. Čia jeigu mes kalbėtume tuos 5 pilnus, susigėrusius pilnai, ar ne? Jeigu jau per kas valandą moteris priversta keisti paketą, ar ne? Tai jau yra gausus kraujavimas. Taip, tai jau yra labai netgi gausus kraujavimas, bet laikoma, kad natūraliai, jeigu moteris 4 valandas išbūtų su vienu paketu ir jis talpintų tą kiekį kraujo, tai kraujavimas yra to vadinamo vidutinio normalaus gausumo. Bet
bent jau aš niekada nerekomenduoju 4 valandas laikyti. Tiesiog paketo kelnaitėse vien dėl higienos, vien dėl švaros ir, nemalonu tiesiog jausti, kada tas būna toks, žinot, jausmas. Dabar pasakysiu taip liaudiškai, kliurktelėjimas, ar ne? Taip. Kaip kliurktelė, ar ne? Nemalonu būna. Tai natūralu, kad aš, pavyzdžiui, visada sakau, kad jau drėgna, nemalonu, nesmagu iš karto pasikeisti. Taip. Ir jau geriau būti sausai, švariai, galų galia tai ir higienos užtikrinamas papildomas yra. Tai geriau dažniau pasikeisti. Tai apie gausumą kaip ir aišku, o dėl spalvos, ar yra kažkokių ženklų, gali būti, ką galima išskaityti iš kraujo spalvos? Taip, tai tas pirmasis, negaliu sakyti pirmasis, mėnesinių ciklo metu atsirandantis tas gausiausias kraujas, jis būna ryškios raudonos spalvos, netgi kartais į vyšnios spalvą, primenantis, jo būna daugiausiai, jis gausiausias, o vėliau mėnesinių ciklui keliaujant per dienas, tas kraujas šviesėja, kol galiausiai paskutinėmis dienomis jis gali visai būti toks šviesiai rožinis, pereinantis į skaidrą spalvą, kai kurioms mergaitėms arba moteriams būna mėnesinių pabaigoje tamsus juodas kraujas. Tai irgi nereikėtų dėl to išsigąsti. Kai kuriais atvejais tai rodo endometriozę, bet ne visais atvejais. Nes kartais tas juodas kraujas būna tiesiog kažkur užsilikęs, susistovės ir jis tiesiog pasišalina pro makštį kartu su mėnesiniu ciklu. Kai kuriais atvejais tas juodas kraujas, kaip ir minėjau, bet jis būna jau tada ir prieš ciklą, ir ovuliacijos metu gali atsirasti tamsesnio juodo kraujo, ir jau tada visas tas kraujavimas būna tikrai tamsios, tokios juodos nerimą keliančios spalvos. Taip. Tada jau reiktų kreiptis pas... Geriausia, kad tiesiog pasidaryti tyrimus, ne visuomet tas būna, bet dažnu atveju, kada ypatingai tamsus juodas kraujas būna, tai gali rodyti endometriozės simptomus. Rožinis, kaip ir minėjai, yra viskas tvarkoje. Tiesiog jis toks šviežias, prasiskiedęs, jau nedaug ten jo beliko ir... Taip, nes, kai yra mėnesinės, tai pati gimdos gleivinė, jie atsisluoksniuoja tam tikrais sluoksneliais. Ir kada atsisluoksniuoja, tai būna ir gleivių, ir tos pačios gimdos gleivinės tam tikrų ląstelių, būna kraujo, ir pirmosios dienos daugiausiai jo atsisluoksniuoja, o tuomet sekančiom dienelėm jau vis mažiau, ir natūralu, kad tas kraujas jau jis tampa labai švelnios rožinės spalvos, netoks ryškus. O kaip yra su krešuliais? Kokio dydžio yra normalu, ar aplamai yra normalu, nes tikrai krešulių pasitaiko, tikrai ne vienai moteriai. Taip, dėl krešulių iš tikrųjų čia yra labai didžiulė diskusija visame pasaulyje, bet yra laikoma, kad jeigu krešuliai krinta vienas paskui kitą ir srovele teka kraujas, jau yra pernelyg gausus kraujavimas. Dėl to reikėtų atkreipti dėmesį, ypatingai jeigu moteriai silpna darosi, jai svaigsta galva, ji negali, pavyzdžiui, pirmosiomis mėnesinių dienomis net atrodo iš lovos pakilti, kai kurioms moteriams būna diagnozuojamas net ir kaip ir judėjimo sutrikimo balanso, toks kaip sindromas. Tai tokiu atveju, taip, toks tas galvos svaigimas ir moteris net negali išlipti iš lovos, jos išlipa ir gaunasi kaip nualpimas, kaip silpnumas, kaip susmukimas vietoje. Tai tokiu atveju tikrai reikėtų kreiptis pagalbos į specialistus, kad ištirti, ką būtų galima padaryti dėl tokio ypatingai gausaus kraujavimo. Tai tokiu atveju tikrai krešuliai krinta ir jie krinta dideliais kiekiais. Mums natūraliai, moteriams, kuomet sergant menstruacijomis, yra natūralu, kad per dieną iškristų, moksliniai tyrimai rodo, kad iki 5 maždaug į mūsų delną telpančių krešulių. Tai nereiškia, kad ar ne kumščio dydžio krešulys, nes tai būtų tikrai, bet tiesiog pakete gali matytis pats iškritęs krešulys, nes tai yra kraujo dalelių, tų vadinamųjų trombocitų, susikrešėjusių kraujo ląstelių sankaupa, kuri iškeliauja pro makštį, pro gimdos kaklelį, tiksliau pirmiau pro gimdos kaklelį, tada pro makštį lauk. Ir mes galime pamatyti. Dažnu atveju, ypatingai paauglėms mergaitėms, krešuliai retai būna. Arba jie būna labai mažyčiai, tokius kaip net galbūt įvardė kaip gyslelės didesnio dydžio, tai tikrai nereikėtų dėl to nerimauti. Krešuliai nerodo kažkokios ypatingos ar sunkios situacijos. Nebent, kaip ir minėjau, būna labai gausiai ir labai dideli ir daug jų. Jo, aš irgi kažkur domėjausi apie krešulius, tai jeigu jie kartojasi ir jų daugiau, tai maža kraujystė galima jau
reiktų tirtis dėl mažakraujystės. Ir dažnai, pavyzdžiui, šnekant apie pačią mažakraujystę, moterim tai tikrai labai dažnai pasitaiko. Ir ar tai yra būtent dėl menstruacijų? Ar tai gali būti įvairios, žinoma, priežastys, bet čia būtų tikriausiai pagrindinė tokia, ar ne? Iš tikrųjų, moterims mažakraujystė pagal statistinius tyrimų duomenys yra dažniausiai nustatoma Lietuvoje. Taip pat Lenkijoje, Latvijoje, Italijoje, Ispanijoje. Ir ieškoma to priežasčių, dėl ko dažniausiai būna. Bet iš tikrųjų pati pagrindinė mažakraujystės priežastis kartais išlieka, dažniausiai ne kartais, bet dažniausiai išlieka nežinoma. Laikoma, kad galbūt tai yra kažkokie genetiniai atvejai, galbūt tai yra dėl didelio streso, vaistų vartojimo, nepilnavertės mitybos, ypatingai jeigu mes kalbame apie paauglės. Ir labai labai maža dalis atvejų būna, kada dėl gausaus kraujavimo. Bet kaip bebūtų, kaip sako, yra toks užburdas ratas. Gausus kraujavimas tarsi sukelia mažakraujystę, bet kai būna mažakraujystė, dar gausiau kraujuojama, ne? Taip. Tai čia ir yra tas parodymas, kad ne visuomet mažakraujystė sukelia tas gausus kraujavimas. Ir šioje vietoje iš tikrųjų mes Lietuvoje, manyčiau, turim didelę problemą, nes daugelis žmonių galvoja, kad dėl mėnesinių gausaus kraujavimo yra mažakraujystė, tada paauglėms gali būti siūlomi kontraceptikai, ypatingai mamos, kurios tikrai negali žinoti visos informacijos, jos kažkur iš kaimynės išgirdo, kažką sužinojo ir tada verčia savo dukrą vartoti kontraceptinės priemonės tam, kad sumažinti tą mažakraujystę. Bet realiai čia yra kita pusė, nes merginos, ypatingai paauglės, jų mityba tikrai nėra pilnavertiška ir užtikrinanti viską, ko joms reikia, ypatingai vitaminų ir mineralinių medžiagų. Taip. Ir kada būna gausus kraujavimas, gausios mėnesinės, skausmas, natūralu, kad mes valgyti nenorim. Ir mes dar labiau neužtikrinam tų mums reikalingų medžiagų, vitaminų, mineralų, kurie mums ir padėtų kaip ir sutvarkyti tą mažakraujystės problemą. Taip. O kraujavimas taip, jisai pagausėja, kada mes turime mažakraujystę. Tai, bet jeigu taip gydytis ne kontraceptikais, o gydytis mažakraujystę, tai kas būtų maistas ir papildai? Iš tikrųjų, kadangi esu akušerė, nesu ta, kuri gydau, bet iš esmės, ką mes kaip akušerės rekomenduojam, kaip akušeriai rekomenduojam merginoms, moterims, kurios turi mažakraujystę, tai svarbiausia yra užtikrinti tuos mitybinius poreikius ir kuo daugiau vartoti maistinių medžiagų su kuo daugiau geležies. Taip. Tai yra raudona mėsa, jautiena, ypatingai labai gerai elniena, stirniena, šerniena. Tai yra tie maisto produktai, kurie turi labai labai daug savyje geležies. Kartu su šiais maistais, kurie turi daug geležies, rekomenduojam B grupės vitaminus. Ypatingai folio rūgštį. Daugam folio rūgštis yra toks kaip ir, tai čia neiščių reikalas, čia tik neiščiosiu, ar ne? Bet iš tikrųjų folio rūgštis, net mano 7-metė dukra, beveik 7-metė dukra dabar vartoja folio rūgštį, ypatingai kada yra nusilpęs imunitetas, po antibiotikų vartojimo, kada yra kraujo pakitimai, pavyzdžiui, hemoglobino tikrai didelis kiekis sumažėjimas, didelio kiekio sumažėjimas yra. Nes vitaminas B9 yra reikalingas mūsų kraujotakai, mūsų kraujagyslėms ir jis yra labai svarbus gamintis arba palaikyti pakankamą kiekį feritino. Feritinas tai yra tas ingredientas mūsų kraujyje, negaliu sakyti ingredientas, bet sudėtinė dalis, kuri užtikrina pakankamą hemoglobino kiekį. O kartais būna taip, kad hemoglobinas būna normalus, o feritino labai mažai. Ir mes kartais net nepastebime, nes bendrą kraują, kai tyriame, matome hemoglobiną. Atskirai feritiną turėtume darytis, kad pastebėtume, jeigu yra mažakraujystė. Bet gydytojas tikriausiai jau nukreiptų, jeigu jau to reiktų. Bet vėlgi su folio rūgštim aš įsivaizduoju irgi reiktų pasidaryti tyrimą, ar tikrai jo reikia, ar ne, o net šiaip savo dabar nueiti, nusipirkti ir pradėti vartoti. Žinoma, tikrai visais atvejais, kalbant apie bet kokius maisto papildus, ypatingai paauglėms, nėščioms moterims menopauzės laikotarpiu, tai ką ir Dovilė pasakojo, ar ne? Taip. Tai nereikėtų vartoti tiesiog, kad užsimaniau ir aš dabar pagersiu. Paklausiau kažkur tik tokią, pamačiau ir dabar keliauju į vaistinę. Taip. Pavyzdžiui, mano pačios atveju buvo, kai aš buvau paauglė, mano mėnesinės būdavo gausios ir ilgos.
Tai aš 19 dienų kraujuodavau, 2 dienos laisvos ir toliau vėl prasidėdavo mėnesinių ciklas. Ir viena gydytoja tuo metu mane prižiūrėjus rekomendavo kuo daugiau vitamino C vartoti, nes vitaminas C irgi yra svarbus kaulams. Kaulams, kraujui, kad pasisavinti kitus vitaminus ir mineralinės medžiagas. Ir kokia situacija iš to nutiko. Taip. Aš gerdama minimaliom dozėm turėjau perdozavimą. C vitamino. Vitamino C. Atrodytų kaip ir nieko tokio, bet inkstuose prasidėjo kauptis akmenys, įvairios druskos, kas sukelia kitas problemas. Dažnai inkstų uždegimai, skausmingas šlapinimasis. Na ir toks gaunasi užburtas ratas. Kaip ir tokį menką dalykėlį, kaip vitaminą C parekomendavo, ar ne? Bet kokios paskui gali būti dėl to išeitys, nes man nebuvo jis reikalingas ir nebuvo tirta, ar man reikia. Tai čia jau yra kita ta rankos pusė, kuri turi būti labai labai gerai vertinta. Supratau. Gerai, tai apie menstruacijų kraują pakalbėjom ir kas yra normalu ir nenormalu. Tai gal dabar palieskim išskiras. Apie išskiras pakalbėkim. Kaip jos keičiasi to ciklo metu ir mes tikriausiai per tai prieisime prie ovuliacijos pačios, prie vaisingų dienų. Tai kaip yra su tom išskirom? Ir irgi labai dažnas klausimas mergaičių pas mus Prisijaukim menstruacijas paskiroj. Kodėl man pradėjo teplioti, kas čia baltas klinelis, kas čia vyksta, tai vat, manau, aptardamos, tai mes atsakysim į klausimą ir tom mergaitėm. Taip, ir iš tikrųjų kartais net būna, paminėjai baltą klinelį, kartais mergaitės išsigąsta, kada baltas kelnaitės nešioja ir tada, na, tokia rusvas, ar ne? Rusva juostelė lieka tokia balkšvai rusva ir jie atrodo net neįsiskalbia. Taip. Tai tas labai labai neramina mergaitės, nes irgi keliauju per įvairias Lietuvos mokyklas, kalbam apie higieną, apie išskiras, apie menstruacinį ciklą ir būna viena iš tų, iš tikrųjų, tokių kaip ir opių ir nerimą keliančių mergaitėms klausimų. Taip. Tai kalbant apskritai apie visas tas gleives, tai nuo pačiosios pirmosios ciklo dienos, pirmoji ciklo diena tai yra pirma mėnesinių diena. Taip. Ir būna kraujingos išskiros kraujas, toliau tas kraujas šviesėja ir 7-8 dieną vidutiniškai gali būti ir 3 ir 5. Gali būti ir 3 ir 5, gali būti ir 12-15 dienom, ar ne? Tas kraujas jau būna visiškai šviesus arba išlieka gelsvai skaidrios išskyros, bet jos nekelia jokių kitų simptomų, nebūna nei lytinių organų perštėjimo, nei niežėjimo, nei kažkokių nemalonių pojūčių, nei padažnėjusios šlapinimuose. Tiesiog būna išskyros šviesesnės. Nėra visiškai baltos, nėra visiškai skaidrios, bet tokį švelnų atspalvį turi. Tuomet maždaug iki ciklo vidurio, tai tada, kada įvyksta ovuliacija, išskyrų gali visai nebūti. Arba tos išskyros gali būti tokios labai 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 menkos. Iki ovuliacijos. Iki ovuliacijos, iki to ciklo vidurio. Na tai jeigu mes turim 28 dienų ciklą, tai maždaug 12-16 dienos, va tas tarpelis yra laikoma ovuliacijos galimų laikotarpiu. Žinoma, kada kiaušinėlis jau išsiskiria, tai yra ten vienas momentas, tas vienas milisekundės laikotarpis. Bet iš tiesų tos 3-4 dienelės, tas tarpelis, tada, kada mes galim ir išoriškai pastebėti mūsų kūne įvykusią ovuliaciją, nes būtent ciklo viduryje atsiranda gausios išskyros, jos būna balkšvos, gali būti visiškai skaidrios, bet jų būna daug, jos būna tokios lipnios, tąsios, kartais net ir reklamose galim pamatyti, ar ne, kada rodo tarp pirštų sulipdytas. Na tai yra tos ovuliacijos laikotarpiu išsiskiriančios išskyros. Ovuliacija, jeigu taip dar paprastai paaiškinant, kas tai yra, tai tada, kada subręsta kiaušinėlis kiaušidėje, kiaušidėje toje vietoje įplyšta ir tas kiaušinėlis keliauja per kiaušidę į gimdą. Tai vadinama grafo kiaušinėliu, nes jis subręsta vienas vienintelis, nors per mėnesinių ciklą ir ovuliaciją gali subręsti ir daug daugiau tų kiaušinėlių, bet vienas vienintelis grafo kiaušinėlis, jis būtent keliauja kiaušintakiu ir jeigu jis tuo metu yra apvaisinamas, į gimdą įsitvirtina jau ląstelė, kuri vėliau išaugina kūdikį. Taip. Jeigu jis nėra apvaisintas, jis keliauja iki gimdos ir pirmoji mėnesinių diena arba pirmoji ciklo diena būtent ir būna tada, kada kiaušinėlis
kartu su gleivinė atsisluoksniuodamas iškeliauja pro gimdos kaklelį, pro makštį į išorę. Taip. Tai čia yra, dėl ko mes ir turime mėnesines, tai būtent dėl šitos priežasties, dėl neapvaisinto kiaušinėlio. Taip, būtent. Dėl neapvaisinto kiaušinėlio, kada kiaušinėlis būna apvaisintas, jau mes tokių kaip ir menstruacijų nebeturime. Taip. Tam tikrą laikotarpį. Ne visam gyvenimui, bet tam tikram laikotarpiui. Tai tame ciklo viduryje būtent ir būna tos gausesnės išskyros, kurios būna lipnios, tąsios. Ir dažnai mergaitėms ypatingai tai kelia nerimą. Jo. Nes jos, žinoma, paskaito internete, o ką internete mes galim rasti? Kad nuo paprastų skaidrių išskyrų mirsim. Dažniausiai. Pasitaiko. Viskas priveda tikrai iki tos jau blogiausios situacijos, bet iš tikrųjų tos gausesnės skaidresnės išskyros parodo, kad įvyko ovuliacija. Ir kad būtent šis laikotarpis yra pats vaisingiausias. Ir tai yra labai sveika ir labai gerai. Taip. Ir aš labai prisimenu savo mamą, kai jinai man pasakė, sako, dabar yra tos dienos, kada moters kūnas yra pats gražiausias. Taip. Ir tu, sako, jautiesi pati gražiausia, nes, supranti, kokią tu dovaną gyvenime turi. Ne vienas vyras to nepatirs, atsiprašau, vyrai. Tai tos išskyros būna tikrai, gausiausios, bet jos skaidrios, nekraujingos. Ir tada jau praėjus ovuliacijos laikotarpį, toms kelioms dienelėms, mes vėl galime neturėti jokių išskyrų, arba jos būna labai, labai švelnios, truputėlį patepliojančios. Negaliu sakyti patepliojančios kaip kraujingos, bet jos būna skaidrios. Taip. Visiškai jokio nerimo dažniausiai niekam nesukeliančios. Ir tada jau kitos išskyros būna kraujavimas. Pirma mėnesinių diena jau sekančio ciklo pradžia. O jeigu visai gali būti taip, kad moteris neturi išskyrų? Gali būti. Gali būti. Nors dažniausiai ovuliacijos laikotarpiu vis tiek truputėlį daugiau tų išskyrų būna. Pavyzdžiui, man šio laikotarpiu, kada aš jau kaip ir nesergu mėnesinėm, bet vis tiek aš dar kartais galiu nuspėti, kada galimai įvyko ovuliacija, tai ta diena, kada truputėlį gausiau išskyrų atsirado, arba toks drėgnumo pojūtis kelnaitėse būna. Tai tas laikotarpis, tas momentas irgi gali būti moterims, kad kaip ir nėra išskyrų, kaip ir galbūt mėnesinių ciklas normalus, arba jo galbūt visai nėra dėl kitų priežasčių. Taip. Tai kiekviena mes esame labai, labai, labai skirtingi. O šiaip gyvenimo etape, sakykime, moters visam tam etape, ar išskyros jos keičiasi, kokios jos, sakykim, buvo paauglystėje, vėliau ten apie 30-uosius, po to perimenopauzės metu. Ar jos irgi gali varijuoti kaip ir pats kraujas, nes aš pati pajutau perimenopauzės periode, kad būtent pasikeitė mano ciklas. Taip. Kaip yra su išskyrom? Išskyros taip pat keičiasi. Čia galbūt... kaip ir mokymuose ir mergaitėm kalbu, tai mes su kiekvieną dieną einam į tą senatvės laikotarpį, ne? Nesvarbu, kad man galbūt dabar 32, taip. O prieš 10 metų buvo 22, tai kas buvo prieš 10 metų, dabar senstant mano kūnui, einant į tą senėjimo periodą, natūralu, kad irgi keičiasi ir išskyros, ir jų gausumas, ir jų lipnumas, ir jų išvaizda keičiasi. Tai, ką, pavyzdžiui, aš vaikystėje, paauglystėje turėjau, yra visiškai nepalyginama tai, kas yra dabar. Taip. Ir tai yra visiškai normalu. Nes vėlgi priklauso ir nuo mūsų ir hormoninių pokyčių, nuo gimdymų, nuo lytinių santykių, nuo ligų įvairių, ypatingai lytiškai plintančių ligų. Nes lytiškai plintančios ligos labai keičia mūsų išskyras, makšties pH, keičia, kai kuriais atvejais net ir makšties struktūra gali pakisti, nes prie tam tikrų ligų makšties grublėtumas jis gali būti netoks ryškus. Taip. Dėl to, nes tie mikroorganizmai gali suardyti tas gerasias ląsteles ir mes tada turim neigiamą poveikį mums. Tai dabar gerai, pakalbėjom apie išskyras, tai pakalbėkim, o kokios yra nenormalios tada išskyros? Kada reiktų jau suklusti arba kreiptis pas gydytoją? Žinoma, pirmiausia, tai jeigu kvapą pajuntam. Tai yra kvapas, dažniausiai būna, mes su mergaitėm juokaujam, kaip žuvies Klaipėdoj prie uosto, ar net tų strimelių kvapas, toks link agurkėlių, bet aišku, čia mes juokaujam, bet iš tikrųjų mergaitės palygina su tuo, ar paauglys, moterys galų gale, palygina su tuo, kad tai yra kaip žuvies kvapas su tam tikro kaip agurko lyg ir pokvapiu.
Bet iš tiesų kvapas pirmasis būna, kuris mums parodo, kad galimai kažkas nutiko ir kažkas vyksta. Tuomet pasirodo ir išskyrų gausumas, išskyrų spalva, išskyrų lipnumas, tasumas. Nes jeigu natūraliai mūsų išskyros būna skaidrios, ar ne, jos galbūt lipnios, tąsios ovulacijos laikotarpiu ir mums taiga atsiranda gelsvos išskyros. Arba tokios kaip varškinės masės išskyros. Arba atsiranda žalios, tokios žalsvos į žalumą netgi ir tikrai kvapas būna stiprus, nemalonus, atsiranda papildomų pojūčių, perštėjimas, niežėjimas, dažnas šlapinimasis, skausmingi nemalonūs lytiniai santykiai, jeigu mergaitė, paauglė ar moteris yra jau turinti lytinių santykių. Tai visi šie simptomai rodo, kad kažkas įvyko, kad kažkas nėra gerai ir reikėtų jau imtis priemonių savo padėti. Tai geriausia, žinoma, kreiptis į gydytoją akušerį ginekologą, kuris paimtų tepinėlį, paimtų tyrimą ir nustatytų, ar tikrai kažkas nutiko, dėl ko mums reikėtų kreiptis. Taip. Pavyzdžiui, vienas pavyzdys, praėjusią savaitę. Aš kadangi dar turiu keletą konsultacijų ir Norvegijoje, tai mes daugiau paauglės mergaitės Norvegijoje, nes jie turi tokius kaip ir paauglių centrus, kur galime teikti jiem informaciją, konsultacijas apie išskyras, apie lytinius santykius, kontracepciją, priklausomybę nuo pornografijos, psichotropinių vaistų. Tai daug tokių gerų dalykų paaugliams yra duodama. Tai karts nuo karto dar vis turiu konsultacijas nuotoliniu būdu ir mes kalbėjome su viena paauglė mergaitė, 17 metų, ir jis sako, žinot, man pakito išskyros, jos pasidarė geltonos, jos gausios ir man nemalonu ir klausia, ar kokių simptomų kitų yra. Sako, neturiu jokių kitų simptomų. Ir mes tada pradėjom kalbėtis, kas galėjo būti, kas galėjo nutikti, pasiūliau jai apsilankyti pas gydytoją akušerį ginekologą. Jį pasidarė tyrimus, po 2 dienų mes vėl susiskambinom, jis sako, nieko nėra tyrimuose, visiškai viskas sveika, viskas yra gerai. Ir mes tada bekalbėdamos išsiaiškinom, kad ji vartojo labai stiprius antibiotikus 2 savaitės dėl skrandžio opaligės, tuomet tie vaistai nepadėjo ir jai išliko visi simptomai ir jai dar vieną kursą antibiotikų paskyrė ir antrojo kurso metu, kada antibiotikų labai didelis kiekis buvo, ji pasakė, kad pradėjo keistis išskyros. Ir čia mes suvedėm su tuo, kad galimai ir yra ta priežastis. Taip. Žinoma, tada jinai pasakė, kad vartoja gerasias bakterijas, vėlgi pakalbėjom apie galimybę išsitirti dėl vitaminų ir mineralų poreikio papildomo vartojimo. Tai ji tuos visus tyrimus pasidarė, pradėjo vartoti vitaminą B, folio rūgštį, nes tikrai buvo labai mažas kiekis pas ją kraujyje. Ir ji pasakė, kad jau viskas eina link gerosios pusės, jau kaip ir tvarkosi išskyros, bet vėlgi, tai ir parodo, ar ne, kad kartais mes negalime visko susijęti su tam tikra viena liga. Taip, nes tai čia buvo toks išsibalansavimas, ar ne? Pasikeitusi makšties pH greičiausiai ir išskyrų visą bakterinę terpę. Mikroflora visą pakito. Taip. Nes antibiotikai, mes kaip žinom, yra kaip šluotos organizme. Tai ne tik žarnyne viską, kas gerai ir kas blogai išvalo, ir dažniausiai pirmiausia, kas gerai išvalo, lygiai taip pat ir makštyje. Kartais net ir, pavyzdžiui, bakteriniai vaginozijai arba pienlygiai vadinamoji kandida, albikans sukelta grybelinė infekcija, moterims ir būna ne dėl nesaugių lytinių santykių, ne apskritai dėl lytinių santykių, ne dėl kontaktų, o dėl antibiotikų vartojimo, didelio streso, organizmo išsekimo. Tai šiuos atvejus visus irgi reikia labai vertinti, o ne iš karto moteriai vėl skirti papildomą dozę vaistų. Taip. Tai apie visas išskyras apkalbėjom, jau šiek tiek pakalbėjom ir apie tą ovuliaciją, tai ir palieskim dabar visą tą vaisingumo temą. Kada moteris vaisinga mergina ar moteris, kada nuo kiek metų galbūt, kada yra tas periodas, kada jį galėtų pastoti, ar yra prietaisų, kurie galėtų nustatyti tas vaisingas dienas, tai Visą tai ir aptarkim, Alina. Visą istoriją papasakot. Papasakok visą istoriją. Taip. Tai jeigu pradedant nuo prietaisų, tie, kurie nustato ovuliaciją, taip, jų yra. Yra, ar ne? Yra tokie kaip, mes juokiamės nėštumo testai, galima sumaišyti su nėštumo testais, bet būtent yra ovuliacijai stebėti. Tie testai dažniausiai būna jau aktyvūs, rodo vadinamosius vaiduokliukus maždaug 2-3 dienos prieš galimą ovuliaciją, prieš tą
ovuliacijos piką, kada įplyšta kiaušidė ir kiaušinėlis iškeliauja jau į kiaušintakius. Tai būtent tie nėštumo testai, ne nėštumo, ovuliacijos testai rodo liuteinizuojančio hormono koncentraciją šlapime. Tai būtent liuteinizuojantis hormonas gali parodyti, ar artėja ovuliacija ar ne. Tai kada moteris pasidaro iš šlapimo tyrimo būtent ovuliacijos testą, jį gali matyti, jeigu viena juostelė, tai ovuliacija dar neprasidėjus ir neartėjanti. Taip. Jeigu jau yra 2 juostelės, net jeigu viena kaip vaiduokliukas, jau rodo, kad menstruacijų ciklo vidurys, kaip ir ovuliacija, visai čia patarti. Kada būna jau ovuliacija įvykusi, na tai pavyzdžiui, jeigu ciklas 28 dienų, tai taip laikykim, kad vidutiniškai 14 diena. Taip, taip. Tai tą dieną, kada ovuliacija yra įvykusi, koncentracija būna aukščiausia. Na tai tame ovuliacijos teste jau labai ryškiai matosi tos 2 juostelės ir mes galime laikyti, kad tai yra ovuliacijos įvykimo diena. Kodėl tie testai atsirado? O dar klausimas iki to. Po ovuliacijos diena ar 2 dar kažką maždaug dar porą dienų rodo. Dar rodo, ar ne? Jau tada tas vaiduokliukas atsiranda, vėlgi mažėja ir maždaug 2-3 dieną po įvykusios ovuliacijos jau visiškai išnyksta ir ovuliacijos testai yra rodoma tik viena juostelė. Supratau. O šie ovuliacijos testai atsirado ne šiaip savo, planuojant atliekant natūralų šeimos planavimo kaip ir vaidmenį. Taip. Nes tikrai visame pasaulyje buvo siekiama, kad būtų natūralus šeimos planavimas, kad mes natūraliai galėtume to pasiekti. Tai atsirado prieš kelis šimtmečius, tai yra nuo 1764 metų. Buvo patys pirmieji ovuliacijos testai, kurie atsiradę. Žinoma, anksčiau tai jie buvo atliekami iš kraujo, imama šlapimo tyrimas, atliekama labai steriliai, su tam tikrais specialiais metaliniais kateteriais. Tai būdavo tikrai labai nemaloni procedūra, bet tai būdavo aristokratų šeimose, tam, kad patikrinti, kada moters diena yra vaisingiausia, nes lytiniai santykiai tuo metu jiems nebuvo kaip vienas iš gyvenimo malonumų. Jiems tai būdavo kaip pareiga, kad aš turiu pasimylėti su tam tikru žmogumi, kad jis susilauktų vaikų ir pratęstume toliau giminę. Ir žinoma, buvo skaičiuojama tam tikros dienos, kada temperatūra kūno aukštesnė, ir buvo laikoma, kad kaip pakyla kūno temperatūra, galima susilaukti berniuko, kada nukrinta kūno temperatūra, galima susilaukti mergaitės. Tiesa čia ar ne? Ne. Ne. Tai čia viskas iš tų aristokratų laikų, iš bajorų laikų atkeliavę, kada buvo norima sužinoti ir kuo mažiau dalyvauti lytiniame procese su moterimi, kurių jie kaip ir nemyli. Na, nes tai būdavo tam tikri susitarimai, taisyklės, dėl to jie atrado tuos ovuliacijos testus. Taip. Kad tą natūralų šeimos planavimą galėtų suplanuoti ir pasakytų, kad dabar mes galime mylėtis ir tu tikrai pastosi. Kad tai būtų garantuotas pastojimas. Ir visą tai buvo tobulinama iki šių dienų. Ir dabar mes irgi turim natūralaus šeimos planavimo tokias kaip ir ciklo lenteles, kur mes galime pačios stebėti savo kūno pokyčius ir suprasti, kada yra ovuliacija, kada yra galima pirmoji ciklo diena, kada yra galimas pastojimas arba kada įvyko pastojimas, būtent žvelgiant į tas lenteles. Tai toje vietoje, kada natūralaus šeimos planavimo metodu mes bandome išsiaiškinti, kada yra ovuliacijos vidurys, tai, ne ovuliacijos vidurys, bet kada įvyksta ovuliacija. Moteris kiekvieną rytą, tuo pačiu metu, tuo pačiu termometru, geriausia, kas tai būtų pažastyje arba kirkšnyje, matuotųsi kūno temperatūrą ir žymėtų tam tikroje lentelėje. Ir kada jau yra temperatūros pakilimas, iš karto tą dieną galima netgi stebėti gausesnės išskyras atsiradusias, tai yra laikoma ovuliacijos diena. Tai iš esmės natūralaus šeimos planavimo tuo metodu, kada mes skaičiuojame bazinę kūno temperatūrą, įsiskiriančias gleives, mes galime netgi ir suplanuoti tas vaisingas valandas. Ne tik dienas, bet net ir valandas, kada galime pastoti. Bet temperatūra nesikeičia prieš ir po ovuliacijos. Jeigu testas, kaip sakei, rodo vaiduokliukus ar ne, tai čia mes nenustatysime. Ne, jau temperatūros pokytis būna tik ovuliacijos dieną, ovuliacijos rytą. Temperatūra būna padidėjusi, sekantį rytą temperatūra vėl būna nukritusi.
Žinoma, mes iš pirmo mėnesio ciklo stebėjimo tikrai to dar nespėsim pamatyti, nes to reikia išmokti. Taip. Ar ne? Bet mes jau turėję 3-4 ciklus galime jau matyti temperatūrų skirtumus ir pokyčius. Tai labai aiškiai matosi, kad prieš ovuliaciją dažniausiai temperatūra būna net truputėlį nukritusi. Jeigu natūraliai 36,6 dalelytės būna, tai prieš ovuliaciją gali būti 36,4, 36,3, kaip ir nedaug, bet kada stebi savo kūną, jauti, tu ir labai greitai pamatai tuos temperatūrų pokyčius. Gerai, tai vat temperatūra yra šitie testukai, apie kuriuos minėjai, kas dar? Ar dar yra kažkokių metodų? Vaisingumui nustatyti. Taip. Lietuvoje nesu tikra, ar mes tą turim, bet pavyzdžiui, Norvegijoje, būtent patirtį iš tos įstaigos, kurioje dirbu, paauglių ligoninės, paauglių klinikos, yra testai, kurie gali nustatyti, kaip čia įvardinti, kiek procentaliai tu kaip mergina esi vaisinga. Na, koks tavo viso organizmo funkcionalumas pagal išsiskiriančius hormonus šlapime. Na, tai labai panašiai kaip ir nėštumo testas, šlapime irgi atliekamas tyrimas, jis gali bet kuriuo ciklo laikotarpiu atliekamas būti, bet viena griežta taisyklė, kad tyrimas turi būti atliekamas 4 valandą ryto. Nes 4 valanda ryto yra laikoma moters organizme, kada aktyviausiai išsiskiria visi hormonai, kurie reguliuoja mūsų visas organizmo funkcijas. Tai būtent 4 valandos, taip ir vadinasi 4 valandos testas, 4 valandos ryto testas ir iš šlapimo atliekamas tyrimas ir parodoma procentais, koks yra vaisingumas. Tai paauglystėje vaisingumas mergaitėms, paauglėms yra rodomas maždaug tarp 92-98 procentų, toliau keliaujant jau į vyresnį amžių, ypatingai, pavyzdžiui, sulaukus 45-50 metų, vaisingumą jau gali rodyti maždaug 25-28 procentus. Na, tai natūralu, nes su visais hormonų pokyčiais organizme keičiasi ir mūsų vaisingumas. Įdomus toks testas, dar negirdėjau. Tai pavyzdžiui, jeigu moteris perimenopauzėje, link menopauzės, ar ne, ji, kaip bebūtų, vis dar, aš kalbu apie save. Taip, ji vis dar yra vaisinga. Žinai, aš nežinau, ar aš dar vaisinga, nevaisinga, bet ar toks testas galėtų parodyti, ar vis tiek, kaip bebūtų, jeigu aš turiu mėnesines, reiškia, aš vis dar esu vaisinga, ar nebūtinai? Nebūtinai, iš tikrųjų. Nebūtinai, nes kai kuriais atvejais būna, kad moterys, net ir jaunos būdamos ar ne, to vadinamojo reprodukcinio amžiaus, jos turi reguliarias mėnesinės, jos turi tą reguliarų ciklą, kaip jisai vyksta, bet negali pastot. Taip. Tai čia yra labai daug tų priežasčių pastojimui. Ir tas testas parodytų va šitą? Tas testas parodytų būtent vaisingumą, kiek to vaisingų hormonų, vaisingumui reikalingų hormonų yra moters organizme. Ir jeigu jinai negali pastoti, ar rodytų 0, ar nerodytų? Mažą procentą rodys. Na, nes yra tokios kaip ir lentelės sudarytos, kad jeigu moteris yra, pavyzdžiui, tarp 20-30 metų, jos vaisingumas vidutiniškai turėtų būti nuo 75 iki 85 procentų. Kaip pavyzdys, ar ne? Ir jeigu tai moteriai rodo 20-25 procentus, vadinasi, jau reikėtų imtis aiškintis priežastis, kodėl hormonų disbalansas yra. Galbūt mes nejaučiam kažko tokio ypatingo, bet, na, galime pastebėti, kad taip yra. Pavyzdžiui, mano atveju, na, kadangi aš turiu kiek kitokią situaciją dėl pačio vėžio, tai pati aš išbandžiau tą testuką ir galvoju, dabar mėnesinių aš nebeturiu, jau geri metai, jau daugiau netgi. Ir aš galvoju, įdomu, koks mano yra vaisingumas. Tai man parodė 28 procentus. Bet pagal mano amžių turėtų būti ne mažiau kaip 75 procentai. Tai realiai aš galiu nesisaugoti, nedidelį tikimybė, kad aš pastosiu. Taip. Bet išlieka tikimybė, taip. O tai tas skaičiukas gali keistis, jeigu, sakykime, moteris pakeitė savo gyvenimo būdą, na, jei kažką daro dėl to, sakykime, ar jis gali kisti tada, pagerėti tas vaisingumas gali? Taip, iš tikrųjų Norvegijoje būtent atliktas tyrimas toje pačioje klinikoje, jie vertino vieną moterį, kuris sirgo kiaušidžių vėžiu,
kur buvo jai aktyvus gydymas, tai aktyvaus gydymo metu vaisingumas, taip svyruodavo tarp 20-30 procentų ir kada jau baigė aktyvų gydymą, pasiekė vadinamą į remisijos periodą, kada moteris kaip ir sveika, bet ji dar yra stebėjime ar lygos, ar neišsivystys metastazės, ar iš naujo liga neatsinaujins. Ir jai buvo dar kartelį atliktas testas ir jos vaisingumas jau pasikeitė iki 62 procentų. Tai vadinasi, tada, kada organizmas pakinta, kada pagerėja hormonų išsiskyrimas, kada tas balansas visų hormonų yra tinkamas, vaisingumo lygis tikrai didėja. Bet kaip bebūtų, reiškia didžiausia rizika pastoti, sakykime, rizika yra paauglystėje, ne? Taip. Iki kelių metų, bet tas didžiausias yra vaisingumo periodas. Realiai tokio pasakymų amžiaus, ar ne, kad čia yra pats labiausiai vaisingiausias periodas, kaip ir nėra, bet bent jau tai, ką pastebi iš mokslinių tyrimų, tai, kas yra analizuojama, nagrinėjama, labiausias, aktyviausias vaisingumas yra maždaug nuo 13 iki 19 metų paauglėms ir jaunoms moterims. Dėl to, nes tuo metu vyksta hormonų persitvarkymas. Ir tam tikrų hormonų kiekis būna labai didelis, kitų būna labai mažesnis. Ir jeigu tuo metu jos dar lytinius santykius pradeda, jų hormonai dar labiau pradeda keistis, ar ne? Tai joms tų hormonų pokyčiai gali nesijausti išoriškai, ar ne, ar fiziškai gali nesijausti, bet labiausiai atsiliepia į vaisingumą. Nes plus formuojasi ir kiaušidės gimda, vaisingumo lygis keičiasi. Tai tas laikotarpis yra jautriausias ir žinoma, dar jisai yra jautrus dėl to, kad dažnai mergaitės daug ko nežino. Taip. Ar ne? Ir iš to nežinojimo kartais įvyksta daug rezultatų, liūdnų tokių pasiekmių. Tai labai gražiai pereinam link to saugojimosi, ne? Kaip apsisaugoti nuo nepageidaujamo nėštumo, ypatingai paauglystėje, kaip žinia, mergaičių lytiniai santykiai šiais laikais kažkur liktai girdėjau prasideda apie 16 metus, gali būti ir anksčiau. Ką, Alina, tu žinai šią temą? Oi, iš tiesų, tai yra tokia labai jautri tema, jeigu taip atvirai kalbant, ir man galbūt labiausiai jautru dėl tų patirčių, kurias esu patyrusi dirbdama akušerė, ne tik Lietuvoje, bet ir užsienį, besistažuodama užsienyje. Tai kalbant apie apsisaugojimo priemonės, ar ne, yra tokios kaip ir dvi grupės žmonių, ar ne, dvi grupės šeimų, moterų ar porų, kaip čia įvardint. Tai viena grupė yra tada, kada jau yra šeima, ar ne, yra vyras, moteris, arba galbūt moterų santuoka ar vyrų santuoka, tai visai nesvarbu. Taip. Aišku, vyrai galbūt nesusilauks ir nepastos, bet čia daugiau kalbam apie moteris, kurios gali pastoti. Tai kada kalbame apie apsisaugomo būdus, kada mes jau turime sukūrę šeimą, čia galbūt yra paprastesnis variantas, nes žmonės gali sutarti tai, ar ne, kad, pavyzdžiui, mes dabar saugomės tokiais būdais. Pavyzdžiui, moteris, jau kuri yra pagimdžius vaikų, nusprendžia įsidėti hormoninę spiralę, tiesiog siekiant ne tik menstruacijų ciklą sureguliuoti, bet ir apsisaugoti nuo nepageidaujamo nėštumo. Arba visos kitos kontracepcijos priemonės, tabletės, implantai, tai, kas gali sutirštinti mūsų gleives ir neleisti spermatozoidams patekti toliau į gimdą ar apvaisinti kiaušinėlių. Gali būti variantas, kada yra skaičiuojamos vaisingos, nevaisingos dienos. Tai vėlgi tuo natūraliu šeimos planavimo būdu, skaičiuojant ciklo dienas, matuojant bazinę kūno temperatūrą, stebint gleives. Tai yra dar vienas būdas. Žinoma, toliau yra būdas susilaikymas, 100% apsauga. Daug kas dar galvoja, kad nutrauktas lytinis aktas yra saugus ir jeigu laiku mes spėsim ištraukti, viskas bus gerai. Ar nes laiku nutraukti lytinį aktą, tai galiu pasakyti, kad tai yra pats nesaugiausias apsisaugojimo būdas, nes maždaug 60% atvejų, net iki 80% atvejų nutraukto lytinio akto metu yra pastojama. Nes išsiskiria prejakuliatas, kuriame gali būti aktyvių spermatozoidų, kurie gali apvaisinti atkeliaujantį kiaušinėlį. O gali, Alina, paaiškinti tai 7 metų vaikui, kas yra nutrauktas lytinis aktas? Arba 10 metų mergaitai paaiškinti, kas yra nutrauktas lytinis aktas? Nes aš tikiu, kad mus klausys ir paauglės, tai gal jos pirmą kartą apie tai girdi. Ar gali
kažkaip aiškiai paaiškinti, kas tai yra. Tai iš tikrųjų naudosiu tuos pačius žodžius, kuriuos visada vartoju, kada kalbam su mokinėm mokyklose. Tai paprastai kalbant, nutrauktas lytinis aktas yra tada, kada mes esame mylėjimuose etape, ar ne, ir kada jau mes jaučiam tą kaip ir kulminaciją, arba vaikinas jaučia kulminaciją, kad jis greitų metu nuleis spermą. Nu, taip paprastai kalbant, ar ne, įvyks ejakuliacija, ar ne, išsilies sperma. Tai vaikinas prieš būtent išsiliejant spermai ištraukia lytinį organą, na ir ejakuliatas išsilieja kažkur šone, ant pilvo, ant patalinės, ant servetėlės, nesvarbu kur. Tai paprasčiausiai tuomet, kada ejakuliacija įvyksta už makšties ribų. Bet visas procesas buvo prasidėjęs natūraliu būdu, per makštį besimylint. Taip. Ir tai yra pavojinga todėl, kad tu sakai, kad vaikinas vienas dalykas, jis gali laiku neištraukti. Taip. Jis gali suprasti galbūt, ypatingai jeigu jis dar ir pats jaunas ir nepatyręs. Kitas dalykas, kaip sakai, gali dar prieš spermai ejakuliuojant. Išsiskiria preejakuliatas vadinamasis. Ir dėl jo irgi galima pastoti. Taip, taip. Tai šitas atvejis dėl to ir labai yra pavojinga. Na, sakau pavojingas, nes dažniausiai tai ir lemia pastojimą paauglių. Nes, na, paaugliai taip ir įsivaizduoja, kad nutraukti, ir dar didelė dalis vyresnio amžiaus žmonių, jaunų reprodukcinio amžiaus žmonių, galvoja, kad jeigu mes laiku ištrauksime ar ne, nuleisime arba ejakuliatas išsilies kažkur kitur, tai reiškia, kad nebus pastojimo. Bet mes nežinom, gal pirmosios ląstelės jau yra ištekėjusios. Taip. O kaip yra su barjeriniais metodais, tai kas yra barjerinė kontracepcija? Tai barjerinė kontracepcija tai yra dviejų tokių rūšių. Tai yra tokie fiziniai prietaisai, jeigu taip galima pavadinti, ir yra skysčiai. Skysčiai tai tie vadinamieji spermicidai, kada prieš pat lytinį aktą į makštį yra išviršiamas tam tikras kiekis tam tikro gelio, tam tikro kaip ir, na, spermicido, to čia tepalo. Vaistinėje galima. Taip, vaistinėje galima įsigyti jo. Galima ir kai kuriuose parduotuvėse, būtent ten, kur prezervatyvai, lubrikantai parduodami, ten yra ir spermicidų, kurie taip ir vadinasi? Aha, toks kaip gelis, kaip spermicidas. Spermicidas, taip. Jeigu taip atvirai, pavyzdžiui, Maksimuose nesu mačius, bet vieną kartą Norfoj visai netikėtai užmačiau, užtikau, galvoju, vau, kaip įdomu, jau pas mus koks kitoks požiūris į kontracepciją atsiranda. Bet spermicidas tai yra gelis, kuris išvirkščiamas į makštį prieš pat lytinį aktą ir po lytinio akto rekomenduojama tiesiog apsiprausti lytinius organus išoriškai. Na ir jeigu vyras jau įvyksta ejakuliacija makštyje, tai tie spermicidai sudaro kaip ir barjerą, kad sperma nepatektų į pro gimdos kaklelį į gimdą ir nepaisintų atkeliavusio kiaušinėlių. Truputėlį ir iš gimdos atkeliaujančias gleivės sutirština, kad jos nebūtų tos, kurios leistų spermatozoidam nukeliauti iki kiaušinėlių. Kiek procentų tai yra patikima? 65. Tik tai. Labai ne. Nu, kaip ir patikima, bet tikrai yra efektyvesnių apsisaugomo priemonių. Ir toliau yra va tos tokios, kaip ir sakiau, fizinės priemonės, prietaisai. Tai yra diafragmos, kurios iš tikrųjų dažnu atveju kelia labai didelį nerimą merginoms. Nes gaila, čia neturiu, reikėjo nupirkti, bet aš nepagalvojau irgi, žinok, šito dalyko, dar kaip tik namuose turiu visų šių priemonių, bet nepagalvojau. Tai yra toks tiesiog kaip iš gaubtos formos, tokia kaip taurytė, net sakyčiau. Ir ji dedama yra sulankstoma, dedama į makštį ir padaro tokį kaip skėtuką makštyje, išsiskleidžia. Ir gimdos kaklelis yra tokia kaip ir sienelė, ta diafragma atitvertas nuo vyriško lytinio organo. Ir jau kada spermatozoidai patenka į makštį, jie iškeliauja ir galų gale ištraukiant pačią diafragmą, viskas irgi yra išstumiama iš makšties. Apsisaugojimo priemonės efektyvumas yra laikoma nuo 91 iki 95%. Tai neblogai. Taip, dar tikrai. Bet jeigu mes kalbame apie tą apsisaugojimo priemonę, kuri ne tik nuo nepageidavimo, nėštumo apsaugo, bet ir nuo lytiškai plintančių ligų, tai yra prezervatyvas. Mes dabar esam tikrai labai pažengę, mes turim ir vyriškus, ir moteriškus prezervatyvus. Aišku, nereikėtų abiejų vienu metu naudoti, nes tada dėl trinties jie gali tiesiog suplyšti, įplyšti ir mes tikrai neturėsim apsaugos.
Ir 2 prezervatyvų nereikėtų naudoti, nei vyriškų, nei moteriškų. Užtenka 1 prezervatyvo, tam, kad būtų apsisaugota ir nuo nepagėdavimų nėštumų, ir nuo lytiškai plintančių ligų. Nes vyro lytinis organas, tai yra varpa, turi apyvarpę. Ir būtent toje už apyvarpės esančioje odos dalyje kaupiasi visi mikroorganizmai, kurie mums, moterims, makštyje gali sukelti visus tuos ir gimdos kaklelio pokyčius, ir makšties išskyras, ir iš gimdos atkeliaujančias išskyras vien dėl sukeltų mikroorganizmų ligų ar simptomų. Taip. Tai praktiškai, kaip sakau, paauglėm, mano tokia nuomonė, paaugliams, ne tik merginoms, bet ir vaikinams būtina apsirūpinti prezervatyvais. Taip. Ir tada dar plus gali būti dar kažkokios gal papildomos priemonės, bet prezervatyvai tai čia yra būtini. Ir kaip aš sakau, dar net būtų gerai, kad tualetuose jų būtų padėta, kur yra gimnazijos ar kad tai būtų lengvai prieinama, nes dažna problema, aš įsivaizduoju, yra ar merginai, ar vaikinui nueiti į vaistinę, ar tai parduotuvę ir įsigyti tų prezervatyvų. Ne kiekvienas drįsta tą padaryti. Aišku, galima įsigyti ir internetu, kad atsiųstų. Bet pavyzdžiui, kalbant apie, beje, dar noriu tau paminėjai, kad prezervatyvai ir papildomos priemonės. Taip. Tai realiai rekomenduojama, kad būtų tik prezervatyvas. Nes jeigu mes, pavyzdžiui, naudosim spermicidą ar ne, arba papildomą lubrikantą, kuris netinka su silikonu, iš kurio gaminamas prezervatyvas, jis gali plyšti ir mes jau neapsisaugom nuo... Ir spermicidas irgi gali pakenkti. Taip, nes spermicidas spermicidui nelygus, jis gali tikrai pažeisti prezervatyvo struktūrą. Tai geriausia, kad tai būtų prezervatyvas. Ir nutrauktas lytinis aktas negali būti? Du variantai, kad jau, nes vis tiek prezervatyvas irgi kiek procentų? Iki 99, 98, dar procentėlis lieka, tai kad jau taip tikrai pilnai, aš sakyčiau, gal dar apsisaugoti ir nutraukiant tą lytinį aktą. Žinoma, geriausia tai apskritai susilaikyti. Jeigu taip kalbant atvirai, ar ne? O kas taip daro, ar ne? Bet tikrai, kai mes pačios save galim prisiminti, kai esam paauglės, tai yra įdomus, mūsų, kas tai yra, koks tai jausmas, čia visi pasakoja, kaip kažkokį gyvenimo stebuklą, kaip čia malonu, kaip čia gera. Papasakoja, ar draugas, kas... Taip, pridėdama 15 000 sugalvotų situacijų, ar kaip ten, nežinau, išskrenda siela iš tavęs, kaip malonu būna. Tai noris iš tikrųjų pabandyti, kaip tai atrodo, koks tai yra jausmas. Tai aš visada net ir paauglėms sakau, net jeigu ir norit tai išbandyti, bandykit, bet saugiai. Būtent. Saugiai bandykit, kad vėliau nereikėtų gailėtis, kad, nutiko viena ar kita situacija. Ne tik nėštumas, bet yra ir tokios ligos, kurios gali negrįžtamai pakeisti tos paauglės, tos mergaitės gyvenimą. Taip. Tai saugiai, tu sakytum, tai būtų? Prezervatyvai ir, žinoma, nutrauktas tada lytinis aktas prieš pat ejakuliaciją. Taip. Nes kartais būna tikrai tos ejakuliacijos metu vaikinai daug jėgos turi ir būna, kad ir prezervatyvas viduje pasilieka. Tų situacijų vairiausių būna. Ir visko. Taip, bet jau maksimali ta tokia apsauga. Arba yra kiti būdai, jeigu ne lytinis aktas, ne vaginalinis lytinis aktas, tai yra glamonės, bučiavimasis, tiesiog lytinių organų stimuliavimas rankomis. Taip. Tai tikrai yra oralinis seksas, nors jis irgi kelia pavojų. Dėl oralinio sekso irgi gleivinė yra. Taip, būtent ypatingai, jeigu, pavyzdžiui, mergina turi pūslelinę lūpą, ar ne, ir daro oralinį. Ir jeigu oraliniu būdu bandytų patenkinti vaikiną, ji gali jam perduoti irgi tą virusą, kuris gali atsirasti lytinių organų srityje. Arba vaikinas. Arba vaikinas gali perduoti merginai. Taip, vienas kitam gali perduoti. Nes herpes irgi yra ir ant lytinių organų gali būti. Taip, tai virusinis susirgimas, kuris perduodamas yra. O gerai, o dabar jeigu, sakykime, moteris, mergina, jie skaičiuoja savo dienas, gal matavosi temperatūrą, nesimatavo, bet jie žino, kada jos yra vaisingos dienos. Aišku, mes dabar dar turim ir programėlės įvairias, kuriomis naudojamės telefone ir pasižymim savo menstruacijas, mums daugmaž parodo, kada bus vaisingos dienos. Ir, sakykime, tomis vaisingomis dienomis jie vengia aplamai lytinių santykių. O jau kai
tos dienos yra saugios, ji gali tiesiog pasikliauti saugiomis dienomis ir nenaudoti jokios kontracepcijos ir nepastoti. Jeigu mes kalbam apie tą merginą, kuri turi vieną lytinį partnerį, su juo jau yra ilgą laiką, ar šeimoje, šeimoje, pavyzdžiui, taip, jis žino, kad jos mėnesinių ciklas yra reguliarus, į kiekvieną dieną sąžiningai stebi vaisingas, nevaisingas dienas, matuodama bazinę kūno temperatūrą, stebėdama išskyras, yra ta galimybė, kad jie nepastos būtent per tas nevaisingas dienas. Tai būna po ovuliacijos, maždaug 4-5 dienelės praėję po ovuliacijos. Tas toks viduriukas tarp ovuliacijos ir naujo ciklo pradžios. Būna tas laikotarpis, kada gali būti galima išvengti pastojimo. O po mėnesinio, tas laikotarpis iki ovuliacijos, kiek jis yra, kiek ten dienų saugumo lieka? Čia yra labai diskutuotinas klausimas. Nes mergina, moteris, mes esame kiekviena labai skirtinga. Ir kartais būna, kad net ir mėnesinių metu besimylint, moterys pastoja. Esu girdėjusi ir tokių istorijų. Taip, nes ne viskas ir nuo mūsų priklauso. Mes dar nežinome ir vyro spermos ar neaktyvumo, kiek tie spermatozoidai kovojantis dėl to, kad patektų į moters vidų. Tu manai, kad jie išlieka gyvybingi kitos ovuliacijos? Aš nemanau, bet moksliniai tyrimai tai rodo. Tai rodo, ar ne? Nes yra eksperimentiniai net tyrimai atlikti. Nes aš visada galvoju, kaip galima pastoti per mėnesines. Nes tai juk nevyksta ovuliacija per mėnesines. Ne, nevyksta. Tai čia dėl spermatozoidų kalties, čia jie kalčiausi. Viskas susideda. Ir moters organizme hormonai visi susideda, ir vyro organizme spermatozoidų tas aktyvumas ir stiprumas. Kai kurie spermatozoidai gali aktyvūs išsilaikyti, tie vaisingi spermatozoidai gali išsilaikyti moters makštyje gimdoje gyvi iki 7 parų. Tai jeigu mes pasimylime, pavyzdžiui, 4 ciklo dieną per mėnesinės, ar ne, atrodo kaip ir viskas gerai, bet paskui paaiškėja, kad mes pastojom. Taip. Tai čia yra ta tikimybė, kad spermatozoidai išliko didesnį laiką gyvybingi ir jie dar nespėjus tam kiaušinėliui atkeliauti iki gimdos po ovuliacijos įvykusios iškeliavus jau iš kiaušinės. Kiaušinėlis yra apvaisinamas jau kiaušintakėje ir jis nukeliauja gimdą tik apsivaisinti. Tai čia yra būtent įvairių laboratorinių mokslinių tyrimų duomenimis, nes tikrai daugam kilo šis klausimas ir daugam iki šiol kyla klausimas, kad kaip galima pastoti, jeigu aš mylėjausi mėnesinių metu. Tai tas susideda ir iš vyro, ir iš moters organizmų tam tikrų sudedamųjų dalių. O galima nustatyti vyro spermatozoido gyvybingumą? Taip, galima. Ir dažniausiai tai yra atliekama reprodukciniais medicinos centruose, vaisingumo centruose, ten, kur yra tyriama vyro sperma. Tai dažniausiu atveju spermos tyrimai atliekami yra tuomet, kada šeimoje yra nevaisingumo atvejais, kada yra šeima keliauja tą sunkų kelią iki pastojimo ir jiems reikia abiejų šeimos narių ištyrimo, kad įvertinti, nustatyti, pasižiūrėti, kur vis dėlto ta problema yra nutikusi. Tai vyrų spermos vaisingumas taip pat yra nustatomas, o Norvegijoje, apie kurią aš čia jau tiek daug pasakoju, bet ir mes jau galim tai išbandyti, yra spermos kokybės tyrimas. Ir sperma yra vertinama kaip rūgštinė ar šarminė. Pagal pH lygį spermos galima įvertinti, koks tos spermos kokybiškumas yra. Tai kaip ir nėra populiarus dalykas, bet norvegai matyt nori būti vis pirmi visais klausimais, kas susiję su seksualinė medicina. Tai negaliu pasakyti įvairių tyrimų rezultatų, kiek tai yra patikima, kiek nepatikima, bet norvegai labai aktyviai naudojasi, ypatingai nevaisingų šeimų atveju, tos spermos kokybei nustatyti tuos testus. O Alina, ar tu gali atsakyti tokį klausimą, sakykime, lytinis aktas įvyksta, ejakuliacija, spermatozoidai, makštyje, ar spermatozoidai keičia, apie tą pH pakalbėjai, ar pakeičia jie moters makšties pH, ar gali dėl to atsirasti arba bakterinė vaginozė, arba grybelinė infekcija dėl pasikeitusios mikrofloros, būtent dėl spermos kaltės. Kadangi lytinis aktas vyksta, kada vyras lytinį organą įveda moteriai į makštį,
natūralu, kad jo lytiniuose organuose, tai toje pačioje apyvarpėje, ant odos yra tam tikri mikroorganizmai, kurie gali būti pernašami moteriai. Ir kartais yra galvojama, kad sperma gali būti priežastis pakitusios pH arba atsiradusių mikroorganizmų makštyje, bet tai yra ne dėl spermos, tai yra dėl vyro pernešamų mikroorganizmų nuo lytinių organų. Nes tokiu atveju, jeigu vyras galėtų būti tas, kuris pakeistų makšties mikroflorą, ar, kaip pasakyti, pati sperma, jeigu turėtų įtakos visam tam pokyčiui, tai vyras visus simptomus jau irgi jaustų ir jo sperma nebūtų balkšvai skaidri. Ji turėtų jau ir spalvą kitokią, tai gelsva, žalsva spalva gali turėti, gali būti sperma su krauju. Ir jeigu taip kalbant dar atviriau, net moksliniai tyrimai įrodė yra, koks spermos skonis būna, kada ji būna pažeista tam tikrų mikroorganizmų. Žodžiu, keičiasi irgi, kaip ir mūsų mikroflora makštyje, taip ir vyro sperma taip pat gali parodyti tam tikrus mikroorganizmų, jų sirgimus. Taip. Gerai, tai barjerinės. Ir dar yra ir kitų apsisaugojimo priemonių, tai yra įvairios operacijos, ar ne? Ar kaip čia pavadinti? Yra dar kontraceptikai. Yra kontraceptinės priemonės, ar ne? Ir vėliau yra jau tos paskutinė stadija, kaip sakoma. Tai kontraceptikai, o tai nebuvo spiralė ir tos tabletės? Spiralė, tabletės ir implantai. Implantai. Taip, tai yra šios pagrindinės 3 tokios grupės kontraceptinių priemonių. Ir dažniausiai vis tiek tai sprendžia gydytojas akušeris ginekologas, pasitardamas tiek su paaugle, tiek jeigu reikia su mama, ar ne, jeigu tai yra paauglė ir ji nori, kad mama dalyvautų tame procese. Pavyzdžiui, Norvegijoje, vėlgi, kodėl apie tai labai daug kalbu, nes ten turiu patirtį realią. Tai nuo 16 metų mes kalbamės su mergaitėmis jau vienomis, mergaitėmis, berniukais, nes Norvegijoje, pavyzdžiui, yra net kada berniukai vartoja kontraceptinės priemonės. Ir tai nėra jiems skirtas kažkokias. Taip, yra viena rūšis berniukams skirtų testosteroną mažinančių kontraceptinių priemonių, slopinančių jų veiklą. Ir berniukai gali tada turėti lytinius santykius, nebijodami, kad gali apvaisinti mergaitę. Bet tas nėra labai populiaru. Berniukai vis rečiau renkasi. Berniukai geriau renkasi prezervatyvus, o mergaitės jau jos čia gali tos vaistus tručinasi tom tabletėmis. Taip. Ir yra, žinoma, implantai, spiralės, bet kaip ir minėjau, tai jau parenka gydytojas akušeris ginekologas, apkalbėjęs su moterimi. Ir tiesa, pradėjau kalbėti apie mergaitės, tai Norvegijoje nuo 16 metų jau mes kalbame tik akušeriai su jomis, o iki 16 metų kalba gydytojas akušeris ginekologas, kuris specializuojasi būtent vaikų ir paauglių ginekologijoje. Specialūs, žodžiu, gydytojai yra. O kaip Lietuvoje? Yra specialių gydytojų, kurios su mergaitėm iki 16 metų? Taip, specializuojasi. Taip, gydytojai akušeriai ginekologai specializuojasi ir jie daugiausiai tam tikras sritis nusikreipia. Vieni į onkoginekologiją, kiti į nėščiųjų priežiūrą, dar kiti į vaikų ir paauglių ginekologiją. Tai jeigu norėtų mama su dukra galbūt nueiti pasikonsultuoti, tai reiktų būtent pas vaikų ginekologą iki 18 maždaug metų. Bet, pavyzdžiui, aš pati pirmą kartą pas ginekologę nukeliavau 14 metų, nes man buvo neramu, mano mama irgi buvo neramu ir mes abi dvi kartu pakalbėjom, nusprendėm, kad gerai būtų išgirsti specialisto nuomonę. Tai aš keliavau 14 metų tiesiog pas gydytoją akušerę ginekologę, kuri mūsų šeimos klinikoje buvo vienintelė tuo metu ir ji irgi tą konsultaciją atliko. Supratau. Tai gerai, tai dabar dar paskutinis metodas būtų? Tai jau kardinalus toks, ar ne? Tai yra operacijos, vyrams vadinamoji vazektomija, moterims sterilizacija. Vazektomija tai yra tuomet, kada yra peršami sėkliniai latakėliai, ar ne? Ir tuomet sperma kaip ir pasišalina iš vyro organizmo, kai kuriais atvejais ir nebepasišalina, bet tie jau patenkantys spermatozoidai moters makščiai, jie nėra gyvybingi. Moterų atveju sterilizacija, tai kiaušidės yra perrišamos ir jau kiaušinėlis nebepatenka į gimdą. Dažniausiai atveju net moteris jau vėliau nebeturi menstruacijų. Vien dėl to, kad neįvyksta procesai. Taip. Aha, tai čia va tokie 2 metodai, kuriuos greičiausiai jau taiko arba labai
labai retais atvejais ir labai drąsūs ir nusprendę žmonės, kad tikrai jie daugiau to nebenori. Taip. Galbūt dažnesnės sterilizacijos atvejai būna tada, kada moterys, pavyzdžiui, turi jau 4, 5 cezario pjūvio operaciją ir tos operacijos metu gali gydytojai atlikti kiaušintakių perrišimą. Bet tai yra nusprendžiama kartu su moterimi ir moters pasirinkimas tai yra. Mes kaip akušeriai ginekologai patys negalime tokio sprendimo priimti. Tai moterys, jeigu pačios apsisprendžia, nusprendžia, nes tai yra didžiulė rizika jų sveikatai ir gyvybė, jeigu dar kartą pastotų, tai tiesiog tuo mes suteikėm informaciją, o moteris pasirenka, ką ji norėtų toliau daryti. Jeigu vyrai dėl sterilizacijos, na tai jau jie patys atkeliauja ir pasako, kad aš to noriu. Ir jau tada chirurginiu būdu yra atliekama. Pakalbėjom apie kontracepciją visą, kaip apsisaugoti nuo nėštumo, na, bet ėmėm ir pastojom. Tai kaip dabar mums žinoti, kad pastojom? Ir žinoma, dažnai vėlgi jaunos merginos, jos išsigąsta, mėnesinių nebėra. Ar tai yra pirmas požymis, kad moteris ar mergina pastojo, kai nebėra mėnesinių? Tai Alina, ką tu pakomentuosi? Aš iš karto galvą purtau. Kartais būna pastojimas, kada mergaitės dar būna net neturėjo pirmųjų mėnesinių. Ir jos būna net nežinančios, kas tai yra tos mėnesinės, kaip jos atrodo. Savo patirtyje turiu net atveju, kada mergaitės po gimdymo manęs klausia, kaip įsidėti paketą. Na, bet čia iš tų liūdnų atvejų, kuriuos mes dar galėsim apkalbėti. Bet kaip tai nutinka? Mėnesinių dar nėra, o mergaitė jau vaisinga? Taip. Taip yra, ar ne? Taip. Nes svarbu labai žinot, nes... Taip, nes kartais iš tikrųjų būna tas momentas, kada mes dar nesuprantam, jog jau artėja mėnesinės. Bet pirmoji ovuliacija įvyksta dar nebuvus kraujingoms išskyroms. Nes ovuliacija yra priežastis kraujavimo. Taip. Tai pirmiausia įvyksta ovuliacija ir tik tada jau atsiranda kraujingos išskyros. Tai dažnais atvejais, kada paauglės pastoja, jos būna neturėjusios pirmųjų mėnesinių. Ir jos galvoja, kad kol nėra mėnesinių, aš galiu mylėtis ir aš nepastosiu. Taip. Bet iš tikrųjų būna situacijos liūdnokos ir čia galbūt tie skaudūs atvejai, kada yra išprievartavimai. Tai tai būna merginos, jos paauglės nežino, ar ne, neturėjusios mėnesinių, pastoja ir jos kaip pastoja, jos dažniausiai nesupranta, kad tai yra nėštumas. Galvoja, kad tiesiog pilvo kažkoks skausmas, kartais jokių patepliojimų, pakraujavimų irgi nebūna. Ir joms atrodo, kad dar nėra prasidėjusios mėnesinės. Joms pradeda augti kūno svoris, pradeda atsirasti kraujyje pokyčiai, pavyzdžiui, maža kraujystė, ar ne? Bet natūraliai nėštumui vystantis kraujas tiesiog, kaip ir prasiskiedžia. Ir hemoglobino kiekis būna mažesnis dėl didesnio sankaupos skysčio organizme. Ir joms atrodo, kad jos tiesiog pradeda stambėti, jos pradeda laikytis dietų ir galiausiai jau kada ateina gimdymo laikotarpis, mamos arba ypatingai močiutės, jeigu jos gyvena su močiutėmis, išvyksta į ligoninę dėl apendicito, ūmių pilvo skausmų, o paaiškėja, kad tai yra gimdymas. Ir jau reikia keliauti ne į operacinę chirurginę ar ne apendicito operuoti, o reikia keliauti gimdyti vaikučio. Netgi tokių atvejų būna. Taip. Ir liūdna, bet tokių atvejų vis daugiau ir daugiau. Ir net nežinau, su kuo tai sieti, ar su informacijos trūkumu, ar su paauglių nepriežiūra, ar su tiesiog tokia visuomenės nuomonė, nuostata, tokia labai ir tam tikri susipriešinimai yra tarp tam tikrų grandžių žmonių, ta politiniai galbūt dar ta klausimai iškyla. Tai šioje vietoje tikrai su paauglių nėštumais vis dar turim didelę problemą. Taip, tai o kaip dabar moteriai nustatyti, arba tai, kuri jau turi mėnesinės ir jie pastojo, kaip žinot? Dažniausiai moterys tikrai pagalvoja apie tai, kad gali būti nėštumas, kai vėluoja mėnesinių ciklas. Taip. Bet kai kuriais atvejais būna ypatingai, kada moterim nereguliarios mėnesinės, ar ne, jos nepastebi, kad, čia 30 dienų, ar ne, praėjusį mėnesį 62 dienas nebuvo mėnesinių, tai dabar čia tik tai 28 ar ten 30 dienų, tai dar kaip ir nieko tokio. Ir vėliau prasideda tokie simptomai kaip
krūtų skausmas, didelis nuovargis. PMS. Toks nuolatinis kiekvienos dienos Taip, PMS. Toks, tas nuovargis būna tikrai nepaaiškinamas, mieguistumas didelis būna, moterys dar labai dažnai išsako, kad būna tokie lyg pilvo pūtimai, lyg pilvo skausmai, apatinę pilvo dalį maudžia, į nugarą keliauja skausmas, dubuo toks kaip, norisi tik gulėti ir nejudėti. Kitoms moterims būna, kad išdidėja krūtys, tai ne tik, kad būna tas dilgčiojimas, jautrumas, bet ir padidėjusios krūtys. Dar kitos moterys jau nuo pirmųjų savaičių pradeda išsakyti šleikštulio jausmą burnoje. Pasikeičia skonis, pasikeičia kvapas, labai jautru į tam tikrus kvapus. Staiga nebenori kažko. Taip, arba atsiranda keistas kažkoks noras neįprastiems maisto produktams, kuriuo anksčiau kaip ir nevalgy, nevartoju. Ir pastebėta mokslinių tyrimų metu, kad moterys, kurios yra pirmosiomis savaitėmis nėštumo, jos labai dažnai nori tų vadinamųjų burbuliukų. Šampano, kokteilio. Ir tas yra siejama su tuo, kad dažnai alkoholiniai preparatai kaip ir apslopina tam tikras mūsų organizmo funkcijas. Ir mes galim kažko nepastebėti. Ir tai yra labai pavojinga, nes vaisius jau vystosi mumyse. Taip. Ar ne? Ir mes užsinorėjom burbuliukų, išgėrim tų burbuliukų ir mes galim padaryti negrįžtamą žalą mūsų vaikui. Tai aš visada, kada ypatingai su paauglėm kalbu, sakau, jeigu jau jūs norite turėti lytinius santykius, darykite tai saugiai ir be jokio alkoholio, būdamos visiškai šviesaus proto, mąstančios, blaivios. Nes jūs tada galėsit prisiminti, ar tikrai jums tai buvo malonu, ir ar nepadarėt nieko, dėl ko galėtumėt paskui tikrai save graužti, kad savo sugadinote ateitį, ar sveikatą galų gale. Taip. Tai va, tie irgi tam tikri atsiradę pokyčiai gali rodyti, kad tai yra nėštumas. Ir žinoma, vėliau jau moterys pastebi, kad tikrai tų mėnesinių nėra, kraujavimo nėra, šleikštulys didėja, krūtų jautrumas dar labiau padidėja, krūtys taip pat išdidėja. Ir tada jau nėštumo testas maždaug nuo 6 nėštumo savaitės jau gali parodyti, kad yra... Tik nuo 6. Nėra tokio, kad pirmą dieną jau parodytų, ne? Tokio testo nėra? Ne. Nes bet kokiu atveju, kai būna vaisintas kiaušinėlis, spermatozoidų ar ne, jis dar turi nukeliauti ir implantuotis į gimdą. Ir šlapime pokyčiai jau atsiranda tik tuo met, kada įvykusi pilna implantacija. Tai gali būti nuo 2 iki 3 savaičių nuo tada, kada į gimdą atkeliavo jau tas kiaušinėlis, arba nuo tų lytinių santykių, kada buvo apvaisintas kiaušinėlis. Tai kartais būna, kad apie 4 gali rodyti savaitę, bet tie ypatingai jautrus, brangus nėštumo testai, kur ir iš šlapimo, ir iš kraujo rodo. Bet dažniausiai jau apie 6 nėštumo savaitę ne vaiduokliukas būna, bet jau ryškios juostelis, kad tai yra nėštumas. Tai sakykim dabar, jeigu moteris, mergina, jie turėjo nesaugius lytinius santykius ir būtent tomis vaisingomis gal dienomis ir ji beveik tikra, kad ji galėjo pastoti arba įplyšo prezervatyvas, išsiliejo sperma ir ji galėjo pastoti. Kokie yra variantai čia apsisaugot nuo jau, sakykim, jau įvykusio fakto? Taip, iš tikrųjų. Kaip čia vadinamas... Skubioji kontracepcija yra. Skubioji kontracepcija arba planas B, ar kažkaip ten. Tai taip vadinasi tabletėlės, ta tabletytė viena vadinasi plano B tabletėlės. Matai, kaip aš nieko nežinau. Aišku, aš čia visiškai lendu kaip ir ne į savo daržą, ar ne, nes kas susijęs su gydymu. Bet kadangi mes jau šnekam šitą temą, aš manau vis tiek tu kažkiek, juk žinai, su merginom šneki, su paauglėm, tai manau, čia labai svarbi irgi ta tema. Taip, iš tikrųjų, tą ir norėjau pasakyti, kad Lietuvoje mes kaip akušeriai, tai kaip ir ne mūsų daržas gydyti, ar ne? Yra gydytojai akušeriai, ginekologai, kurie būtent ir puikiai vykdo savo funkcijas, puikiai atlieka savo darbus. Mes kaip akušeriai daugiau galim pakonsultuoti tuo klausimu. Bet jeigu žiūrėtume į viso pasaulio perspektyvą ir tai, kas jau artėja ir link mūsų, ir tai, kad akušeriai jau greitų metų Lietuvoje konsultuos kontracepcijos klausimais, skirs tam tikras kontracepcijos priemonės, tai natūralu, kad jau galima apie tai vis daugiau ir daugiau kalbėti ir atvirai kalbėti. Tai yra tos kontracepcijos priemonės vadinamosios po vienos nakties tabletė, ar ne, arba po nesaugių lytinių
santykių per 72 valandas reikia suvartoti tą vieną tabletytę. Čia yra kiek čia parų? 3 paros. 3 paros. 3 paros. Per 3 paras suvartoti tabletytę, kuri būtent išprovokuoja gimdos gleivinę atsisluoksniuoti, kad neįvyktų apvaisinimas. Net jeigu ir kiaušinėlis buvo apvaisintas, jeigu gimdos gleivinės tos išvešėjusios, kur reikalingos nėštumui arba embrionikui implantuotis, jeigu jos nėra, nebebus kur implantuotis. Kaip aš sakau, tada gimdos gleivinė lieka kaip stiklas, nuo kurio nuslysta viskas ir neįsimplantuoja. Taip. Tai būtent ta tabletė ir sudaro tas sąlygas, kad gimda visiškai būtų kaip ir tuščia ir kad nebūtų galimybės implantuotis apvaisintam kiaušinėliui ir jis kartu su besisluoksniuojančia gimdos gleivinė iškeliauja pro gimdos kaklelį, pro makštį. Kraujavimas prasideda. Taip. Ir tik vienas toks labai rizikingas dalykas susijęs su skubiaja kontracepcija, kad kraujavimas gali būti labai gausus. Ypatingai jeigu, pavyzdžiui, paauglė mergina yra rūkanti, tai dar padidėja ir tromboembolijų rizika. Tromboembolijos tai yra, kada kraujo krešulys, iš tam tikros vietos, iš kažkur atitrūkęs krešulys arba kraujyje cirkuliuojantis, gali nukeliauti, pavyzdžiui, į plaučius, ar ne, ir sukelti tikrai negrįžtamus procesus mūsų organizme, netgi ir mirtį gali sukelti. Tai ta vienos nesaugios nakties kontraceptinė tabletė neturėtų būti taip, kad pasimylėjau ir aš kiekvieną dieną ir vartoju ją, ar ne, arba po kiekvienų nesaugių lytinių santykių, kiekvieną dieną besimylėdama ir geriu tą tabletę. Tai turėtų būti tik ypatingai reikalingais atvejais. O joms reikalingas receptas, ar tiesiog į vaistinę eina ir įsigyja? Tai dabar jeigu pasakysiu, kad reikalingas receptas, ne, receptas nereikalingas receptas. Ir šioje vietoje iš tikrųjų yra tokia kliūtis. Bet dažnai žinai, kad jaunos merginos, ką jos daro, jos lekia į vaistinę, tada ir prašo vaistininkės ir vaistininkė ką, jinai parduos tą priemonę. Ir vaistininkė nepaklaus, o kada tu prieš tai gėrei dar vieną skubios kontracepcijos tabletę, ar ne? Nes būna daug kitų žmonių ir tai yra per daug galbūt asmeninis klausimas. O kad mergaitės paauglės nukeliautų pas akušerį ginekologą arba pas šeimos gydytoją ir paprašytų siuntimo tam vaistui, ar ne, jos tikrai nekeliautų. Ir jeigu jai dar nėra 16, jinai net negali viena nueiti pas ginekologą, jai turi eiti su tėvais, tai ar jie sakys savo tėvams. Taip. Tai, dėl šios priežasties... Bet faktas yra tas, kad čia yra labai rimta, čia nėra tiesiog paprasta tabletė. Nereikia piknaudžiauti. Tikrai nereikia piknaudžiauti. Ir mes nežinom, kas bus vėliau. Taip. Kas bus vėliau. Taip. Gerai, tai tabletė. Kas dar, kokie dar yra nutraukimo variantai? Tai kadangi mes kalbėjom apie tos kaip ir apsisaugojimą, ar ne, nuo nėštumo, ir jeigu jau pastojom, tai ta tabletė nebūtinai, net ir vienos nakties, vadinamoji ta tabletė, nebūtinai ir ji gali padaryti taip, kad viskas iškeliaus. Nes jeigu organizmas yra labai stiprus, apvaisintas kiaušinėlis sprendė, kad vaikelis turi gimti. Taip, būna atveju, kada gimsta vaikas ir su spiralė rankose. Tai čia irgi ta vienos nakties kontraceptinė tabletė nebūtinai yra panacėja, nebūtinai vaistas nuo visų ligų. Bet yra kitas būdas, kuomet jau yra pastojimas ir, pavyzdžiui, tikrai nepageidaujamas nėštumas, tarpusavie šeima nusprendžia, pavyzdžiui, vyras ir moteris nusprendžia, kad tikrai nenori to nėštumo, tai jie tikrai gali kreiptis dėl nėštumo nutraukimo, kurie yra 2 būdai. Didesnis iššūkis yra su paaugliais, nes paaugliai, paauglės merginos, ką tik kalbėjom, ar ne, kad jos būdamos iki 16 metų turėtų pas gydytoją akušerį ginekologą keliauti su vienu iš tėvų. Taip. O kaip paaugliai merginai pasakyti, kad, žinai, mama, man 13 ir aš laukiuosi. Tai yra ir emociškai labai sunku. Jau tai, kad stresas, ar ne, kad aš jau pastojau, dar pasakyti tėvam dar didesnis stresas. Ir kokią mes turim blogybę dideliai daly šalių, tai ir toje pačioje Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje. Lenkijoje tai ypatingai yra, nes pas juos yra draudžiama abortų politika. Taip. Tai mes turim tokią situaciją, kad paauglės merginos
vykdo abortus namų sąlygomis, nelegaliai. Pavyzdžiui, praėjusiais metais buvo atvejis Latvijoje, kada viena mergaitė virbalų, tiesiog į makštį, per makštį bandė per gimdos kaklelį tiesiog pačią gimdos gleivinę išdraskyti, tam, kad jie atsisluoksniuotų ir apvaisinta kiaušialąstė iškeliautų kartu su atsisluoksniuojančia gimda. Gimdos gleivinė, atsiprašau. Ir viskas baigėsi tuo, kad ji mirė. Tai faktas. Būdama 14 metų, ji tiesiog nukraujavo, namuose nieko nebuvo. Spėjama, kad tai vyko apie 2 valandą dienos, o tėvai iš darbo grįžo 5 valandą. Tai užteko kelių valandų ir jau rado dukrą negyvą. Čia Lietuvoje vienu metu buvo labai toks paplitęs netgi momentas, kada paauglės merginos, nes socialiniai tinklai visą gali ir galima labai daug paskaityti. Ir aš visai netyčia vieną kartą užtikau forumą, kuriame paauglės mergaitės dalinasi apie lytinius santykius, apie kontracepciją. Ir vienas toks didžiulis buvo postas apie tai, kad galima įsigyti tablečių nėštumo nutraukimui. Tabletės atgabenamos iš Anglijos, buvo kaina parašyta, visa instrukcija, kaip reikia daryti, užtikrinama ir garantuojama, kad viskas saugiai, kad jos nenukraujuos, kad niekas net nesužinos, kad jos laukėsi, tik reikia labai griežtai laikytis visų tų reikalavimų, visų tų rekomendacijų. Taip. Ir aš pabandžiau, žinokit, susisiekiau su ta moterim, kuri pardavinėja. Lietuvoje, ne? Tai jinai Anglijoje dirba su gydytojo akušeriu ginekologu, o čia Lietuvoje jinai užsiima tuo verslu. Parašiau, aš įsigijau tuos vaistus, galvoju, reikia pasižiūrėti, kaip visą tai atrodo, kaip tai vyksta viskas. Gavau aš tos vaistus, atvežė paprastam baltam vokelį, kur niekas nieko nepastebėtų, į šlapimo sterilų lindelį buvo sudėtos visos išlukštentos tabletės, buvo pasakyta, kokią tabletę, pavyzdžiui, išgerti dabar, kokią išgerti vėliau. Tai buvo viena tabletė mifepristono ir 6 tabletės citoteko. Tai mifepristonas stabdo vaisiaus vystymas ir augimą, ta prasme, taip paprastai kalbant, nužudo jį. Taip. O citotekas paskatina, kad gimdos gleivinė atsisluoksniuotų ir pasišalintų viskas pro makštį. Ir žinot, aš parašiau vėliau tai moteriai, kad aš viską dariau pagal jūsų nurodymus, bet aš labai gausiai kraujuoju, ką man daryti. Taip. Ir pradingo ta moteris. Ir aš jokios toliau pagalbos negavau. Bet man buvo tiesiog svarbu sužinoti, kas vyksta, jeigu nutinka, pavyzdžiui, kažkokia bloga situacija. Taip. Ir aš supratau, kad tos mergaitės lieka vienos. Siaubas. Jom niekas tada nepadeda. O žinant tai, kad pats tas citotekas, pavyzdžiui, po gimdymo labai stipriai kraujuojant moterims yra skiriamas stabdyti kraujavimą, jis sukelia skausmą, sukelia gimdos susitraukimus, tai aš nežinau, net negaliu įsivaizduoti, ką tos mergaitės, ką tos merginos turėtų vienos būdamos atlikti. Policija gal reiktų kokią kreiptis, kaip va taip žmogus gali tiesiog pardavinėti. Iškelta, žinokit, byla buvo. Iškelta. Tai nors tie gerai. Negaliu komentuoti, kaip ten viskas toliau vyko, bet žodžiu, vis tiek su tokiais dalykais mes galim kovoti. Mes nepaliekam to tiesiog. Taip. Nes, žinot, žinai, jau ateina tas momentas. Jo. Profesionaliai kalbam, žinai. Jau įsijaučiu į tą, žinai, konsultaciją paauglių. Žinai, ateina tas momentas, kada mes suaugę moterys, tai mes dar galim daug ką ištverti. Ar ne? Taip. Bet kada mes kalbam apie paauglės merginas, kurios nežinau, kur toliau kreiptis, ką toliau daryti, galų gale pinigų tam neturi, nes tam reikia daug pinigų, net jeigu ir tau skauda, pavyzdžiui, nuvažiuoti į ligoninę, galbūt tai tau nekainuos nieko, bet pasakyti, kad žinau, aš laukiausi ir aš sugėriau vaistus, nes man kažkokia teta atsiuntė iš užsienio. Jo. Nei viena paauglė neišdrįstų pasakyti. Taip. Ir jos kenčia, ir jos kankinasi. Ir būna situacijų, kada, pavyzdžiui, nepadeda tie vaistai, neišsivalo gimdos gleivinė, vaisius būna žuvęs. Ir tada iš tikrųjų reikia nuvykti į ligoninę, kad padaryti dirbtinį gimdos išvalymą. Tai yra atliekama chirurginiu būdu, operacinėje, kada gimda yra išvaloma nuo to, kas liko. Tai vis tik tos bėdos ištinka dėl to, kad merginos bijo pasakyti savo tėvams. Vis tiek nureikęs, jeigu jau taip įvyksta, pirmas, paskui reiktų kreiptis, tai ar tai mama, ar tai globėja.
kaip išdrįsti, va čia ar ne, yra tas amžinas klausimas, nes mergaitės bijo jos. Nors šitoj vietoj būtų žymiai paprasčiau, daug mažiau įvairių komplikacijų, kažkokių va tokių situacijų, kaip iki mirties nukraujuojama. Tai ir nebūtų paauglių savižudybių. Ir tikrai tie tėvai netaip reaguotų, taip skaudžiai, kaip mergaitėms atrodo. Taip. Nes kaip bebūtų, mylintis tėvai, jie visada nori gero savo vaikams, jie nenori, kad įvyktų blogo. Gal jie parėks, gal jie nesusilaikys, bet tai vis tiek yra geriau negu kad šitos baisios pasiekmes. Matai, mes dabar, kai esam suaugusios, mes mąstom truputėlį vienaip, ar ne? Mes iš mamos pusės, žinai, žiūrim, jeigu pas mane ateitų dukra ir man pasakytų, nu tikrai mes rastumėm išeiti. Būtent. Tikrai mes turim didelę problemą paauglių nedrasos arba nežinojimų, į ką kreiptis, su kuo kalbėtis. Taip. Beje, po viešo įrašo, kada savo puslapį pati pasidalinai apie mane, apie konsultaciją mergaičių pas gydytoją akušerį ginekologą, aš vis dažnai sulaukiu klausimų. Kad radau jūs Gentle puslapyje ir noriu jūsų paklausti. Ir klausia, pavyzdžiui, tokių klausimų, kur man atrodo, kad, o tai kur tavo mama? Na, vat, pavyzdžiui, sako, kokį man paketą nusipirkti ir kaip ilgai aš tą paketą galiu būti įsidėjus, ar ne? Tai atrodo toks klausimas, kur, wow, bet realiai tu supranti, kad tos mergaitės tikriausiai neturi ką kreiptis. Taip. Arba jeigu kreipėsi, jos gavo labai sunkų, skaudų atgalinį ryšį, dėl ko jos neturi pasitikėjimo tuo kitu žmogumi. Taip. Na tai dabar Lietuvoje jau yra įteisinta ir net ir paauglių nėštumo atveju jie gali kreiptis į gydytoją akušerį ginekologą, kuris įvertina visą tą situaciją ir esant reikalui tikrai, gydytojo priežiūroje visą tai yra atliekama saugiai, be kažkokių smerkimų, būtent. Ir tai yra prižiūrima. Tai reiškia, kad gydytojas akušeris ginekologas laiku gali pamatyti bet kokias įvykstančias komplikacijas. Tu nesi paliktas vienas. Taip. Tu ir šiaip jau esi toj labai sunkioj, sudėtingoj situacijoje. Ir gydytojas akušeris ginekologas akušeriai, mes būname toje komandoje, kurie palaikom tą jauną žmogų, nes suprantam, kad visko gyvenime būna. Taip. Ir mes negalime nei smerkti, nei teisti, tol, kol mes negyvenam to žmogaus batuose. Taip. Ar ne, kol mes nesam juo. Taip. Ir mes niekada, žinoma, nebūsim, kiekvienas turim savus niuansus. Toliau yra kitas nėštumo nutraukimo būdas, tai būtent yra dirbtinis, chirurginiu būdu. Vadinamas abortas. Abortas, taip, vadinamas abortas ir jis yra atliekamas pagal tam tikras savaitės. Ir net priklausomai nuo tam tikros savaitės gali ir kaina skirtis, jeigu tai atliekama privačiose klinikose, jeigu kalbėtume apie valstybinės institucijas, na tai kaip ir nemokamai tai yra atliekama, mokama iš valstybės lėšų, bet labai priklauso nuo nėštumo savaitės, kada tai yra atliekama. Laikoma apskritai tiek pagal moters organizmo įvairius prisitaikymus, pagal vaisiaus išnešiojimo laikotarpį. Na tai laikoma, kad iki 12 nėštumo savaitės turėtų būti jau atliekamas tas abortas žmogaus pageidavimu, šeimos pageidavimu, bet įvertinus visas aplinkybės. Taip. Ir ar tikrai mergaitė nėra verčiama to daryti. Toliau yra vadinamasis vėlyvasis abortas, tai dažniausiai yra atliekamas iki 16 savaitės, nes vėliau jau tikrai būna tas vaikutis ir paaugęs, jau matos ir kūno dalelės. Tai iki to 16 savaitės jau yra atliekama tam tikrais išimtinais atvejais. Tai gali būti, pavyzdžiui, po išprievartavimo, kada yra kraujomaiša arba kada yra nustatomos su gyvybė nesuderinamos sklaidos ypatybė, paprastai kalbant, apsigimimai. Tai yra nustatomi, bet vėlgi nėra taip, kad atliekamas ultragarsinis tyrimas, pasako, kad panašu, kad gali būti apsigimimas. Ne, atliekami išsamūs tyrimai, kad nustatyti ar tikrai. Bet kokiu atveju sprendimas dėl aborto, dėl nėštumo nutraukimo vis tiek yra paliekama šeimai. Taip. Nes, negalime mes būti tie cerberiai, kurie nusprendžiam už kažką kito. Mes suteikiam visą informaciją, informuojam šeimą, moterį, kokie gali tie būti pasirinkimo variantai, kokios gali būti išeitys, prognozijas, ar ne? Taip. Ir tada jau žmogus pats renkasi.
Tai Alina, ačiū tau labai už šią temą. Mes tikrai palėtėm labai daug, manau, ir kam tai, kiekvienai tai yra aktualu, kiekvienai moteriai, kuri turi savo ciklą, tai yra aktualu ir aš tikiu, jūs peržiūrėsit šitą netrumpą mūsų laidą, jau peržiūrėjot ir būtinai pakomentuokit savo, gal kažkokias įžvalgas parašykite ir žinoma, sekite mūsų tolimesnius pokalbius su Alina, nes mes dar turime kelias temas paliesti, kurios yra labai labai svarbios ir žiūrėkite mūsų kanale Gentle Day. Ir tikiu, kad visos šios temos duos jums žinių ir jūs dėl to busit tik laimingesnės ir labiau apsaugotas. Tai ačiū Alina labai. Ačiū Vilmante ir galbūt dar pabrėždama, ir pasakydama visą situaciją su mumis pačiomis kaip moterimis, jeigu bet kada kyla bet koks neaiškumas, kyla nerimas dėl savo lytinės sveikatos, seksualinės sveikatos, nebijoti kreiptis į gydytojus, akušerius, ginekologus, į šeimos gydytojus, į akušerius. Tiesiog kartais net ir ta paprasta konsultacija, galbūt trumpa, galbūt ilga, gali suteikti labai daug informacijos, kuri nuramintų ir galbūt nėra viskas taip blogai, kaip mes galvojame. Taip. Ir negalvoti, kad visada interneto paieškose mes rasime į viską atsakymus. Jau geriau pasitikėti tą informaciją, kuris skleidžiama iš tų žmonių, kurie praleidžia 10-20 metų dirbdami būtent toje srityje. Taip ir nesijausit vienos tada, kai kreipsitės į gydytojus. Tai ačiū Alina dar kartą. Ačiū Vilmante. Ir pratęsime.